Ir štai grįžtam po nežinia kiek laiko, kad aptartume 3 naujas serijas House of the Dragon 3 sezono, kas yra prieš paskutinis sezonas ir iš tiesų, kai pagalvoju, liko netiek daug. Tai va, pasižiūrėjom tas serijas, smagu grįžti, smagu vėl pasišnekėti apie pasaulį, nuo kurio prasidėjo šitas podcastas. Kokie įspūdžiai? Jo, mes čia kaip bazavomės podcastų šitam, šnekėjom, kad tikrai daug laiko praėjo, lyg 2 metai nuo paskutinio, ne, House of Dragon sezono, kuris baigės, gal mes tai užsiminsim neįtin kažkaip labai pozityviai, bet mesgi turėjom dar šiemet turėjom Night of the Seven Kingdoms, bet toks jausmas yra, kad tai buvo kažkoks atskiras projektėlis, mažai connectiono, tikrai įtin mažai connectiono, jeigu iš vis taip gali jausti su šitu pasauliu, būtent House of the Dragon. Bet nepaisant to, aš tiesiog kaifavau ir tada, ir dabar. Šitos 3 serijos, man buvo didis džiaugsmas, tikrai didis džiaugsmas. Nežinau, gal čia mano asmenis toks dalykas, bet turėsiu tikrai gerų dalykų, kuriuos pasakyti, turėsiu gal kažkokios kritikos, bet jos nebus daug, tai bus labai įdomu ir jūsų nuomonės išgirsti. Pas mane kritikos turbūt bus daugiau. Pirma serija yra viena bukiausių House of Dragon serijų per visus sezonus man asmeniškai. Aš čia gal pridėčiau, kad ta serija, kai baigės, tai man nukrito toks didžiulis akmuo, tai galim ir pradėti pabiškį analizuoti, nes va Ignas kaip tik užvedė, labai jau tada įdomu, kas jam ten tai buka pasirodė. Aš tik tai paminėsiu, jog buvau išsispoilinęs dar prieš kelis metus, kad Jace'as mirs. Ir aš neatsimenu, ar jau tada buvau traukęs savo investicijas, ar ne, vien dėl to pagrindimo, bet buvo man toks nervas, kurio negalėjau niekada pamiršti ir galvojau, čia vyksta dalykai, kažką developina bet vis tiek žinau, kad bus toks Dance with the Dragon, man atrodo, tas procesas visas vadinosi ir kaip aš įspoilinau, tai kad aš googlinau kažkada tą 5 Game of Thrones knygą, kur irgi vadinasi Šokis su drakonais, bet ten skiriasi lyg artikelis A ir D, berods. Ir vat vienas yra ta knyga, o kitas yra būtent šitas visas tos pirmos serijos gale nutikęs procesas. Ir pagaliau tai vyko ir aš buvau toks gepi po pirmos serijos, kad pagaliau aš ir vėl galėsiu ramiai žiūrėti, nežinodamas dalykų ir viskas. Ir viskas. Ta prasme, man tai buvo tikrai labai, labai faina. Tavo žiniai ir pirmojo serialo bei pirmosios knygos irgi artikeliai skiriasi. Jeigu aš neklystu, knygos artikelis yra A, o serialo artikelis yra The. Kas tikriausiai yra paguoda daug baltų bei vidurio europiečių, ta prasme, kad iš tiesų kartais tuos artikelius galima naudoti šiek tiek laisviau negu atrodo, tai va. Tai Ignai gali dėt, mes tada kažkaip kabinsimės ant tų. Tai gerai, pirmiausia, pakalbėkime apie Rhaenyra. Manau, kad po 1 ir 2 serijos jos vardas, pavadinimas turėtų būti Rhaenyra raudančioji. Nes jau praeitose sezonuose man tai užkliuvo. Bet 1 serijoje, 2 serijoje visos scenos, kiek tik buvo su Rhaenyra, ji vis verkia ir nenustojamai. Bet ir 3 ten buvo mėnesinės irgi tokia kančia. Bet ji neverkia ten tiek. Bet jau ne. Tame ir buvo skirtumas. 3 serijoje ji dylino su tuo. Jau kažkiek, ne? Taip. Ir man atrodo labai gera atsvara yra Alicent pavyzdys, kur Alicent irgi galėtų verkti kiekvienoje scenoje, bet jį pasirenka tai suvaidinti kitaip ir tai atrodo daug įdomiau, daug gražiau negu Rhaenyros pusėje. Ir aš šiaip jau kaltinu labiausiai tai rašytojus, nes man atrodo, jie yra kalti, kodėl man žiūrint Rhaenyrą yra jį tiesiog labai nuobodus personažas. Wow. Iki 3 epizodo.
Wow. Kuris įvertintas prašiausiai iš tų 3. Wow, aš šitą nežinau. Aš iš tiesų neskaičiau jokių atsiliepimų internete, taigi mano vertinimas gali labai prasilenkti. Man, pavyzdžiui, beveik, ne beveik, visi epizodai labai patiko. Dėl Rhaenyros, tai, kad tu sakai, Ignai, man regis, kad problema čia yra tai, kad ir tu gali tai patvirtinti arba paneigti, nes tu esi rašytojas galų gale, iš tiesų rašantis žmogus ir išmanantis tą amatą. Man regis, kad yra tam tikri personažiniai momentai, kur tu turėtų omeny, kad tu turi ribotai, sakykime, manos jiems. Pavyzdžiui, kiek tavo personažas gali apsižliumpt serialo metu, kiek jisai gali patirti kažkokį panikos priepuolį arba dar ką nors. Ir jeigu tu tai darai sparingly ir tiesiog tuos momentus pasirinki tinkamai, tai tada yra gerai. Jeigu tu pasirinki juos nuolatos ir pats to nepamatai, tai tada yra blogai. Nes, kiek aš atsimenu, buvo tas momentas, kai Rhaenyra verkė draskydama drabužius ar ten pjaudama kažką. Aš suprantu, kodėl jie įdėjo tą momentą, nes jie norėjo, kad tai būtų tokia tyli personažo refleksija, kad jai nepatinka, kad už ją daro dalykus, sprendžia ir taip toliau. Bet kadangi vėliau yra kita scena, kur jai grąžino jos sūnaus kūną ir čia jau yra verkti labai legit, tai ta ankstesnė scena kažkiek devalvuoja juos tokią tikrai nuoširdžią raudą. Visiškai pritariu tam. Verkimas yra viskas gerai su juo, jeigu tu dedi į teisingas vietas. Tuo tarpu šiuo atveju Rhaenyra tiesiog verkė visur. Ir ta vieta, kuri tikrai turėjo raudoti, tai va būtent buvo ta sūnaus mirtis. Bet aš vienoje vietoje ne tai, kad tau paprieštarausiu, bet pasakysiu tokį dalyką, kad man atrodo, ir beje, Rhaenyra yra tikriausiai vienas mano mėgstamiausių personažų. Ir tavo investicija. Ir mano investicija, ir man jis šiaip patinka, bet man iš dalies jį dėl to ir patinka, kad ji nėra nei tobula, nei labai tinkanti savo rolį. Ji yra tiesiog labai atkakli, bet ką parodo ir 3 serija, ir gal iš dalies 1 serija, ir kaip pagalvoja 2 serija irgi, kad jinai, ne tai, kad jinai nėra gimusi būti karalienė, nes tikriausiai pagal kraujo teisę ji yra, bet kad tai yra ta pozicija, kur ji nesijaučia komfortabiliai. Ir pavyzdžiui, taip užšokant už akių, buvo toks momentas, kuris man visai patiko, kur jie atėjo pas kažkokį ten eilinį jų nemeisterį, kaip tą pristajų. Tai ir sako, nu tai davai, po ten dienos, kelių savaitės čia mane vainikuosi, patepsi, dar kažką padarysi. Sako, ne, mes negalim, čia pagal religiją, čia visiems nepatiks. Ir matosi, kad tie dalykai, kodėl su ją žmonės taip kalba, pavyzdžiui, kartais įžūliai, kodėl jai prieštarauja, netgi nėra susijęs su tuo, kad jie, pavyzdžiui, yra tikriausiai pirmoji Targaryenų moteris, kuri yra, paskirta įpėdinė ir pirmoji karalienė. O dėl to, kad jie paprasčiausiai, jie turi tam tikrą vaibą ir žmogus, jisai pasąmoningai gali tą vaibą perskaityti, kad šiam žmogui aš galiu, nors jis bando dabar atrodyti labai tough, aš galiu paprieštarauti ir manęs drakonas nesudegins. Man atrodo, kad jeigu jos vietoje būtų Daemonas tas pats, kunigas tas šnekėtų šiek tiek kitaip. Ir jeigu jos vietoje būtų Daemonas, per priėmimą pavaldinių sosto meniai, ta moterėlė, kuri atėjo, jo nepertraukinėti. Žiauriai geras pointas. Žiauriai geras pointas. Ir čia šito aš dalyko neužakcentavau, nepastebėjau. Tai thanks. Ir dabar klausimas, o kaip tau atrodo, kaip yra geriau? Karalystėj ar kam?
apskritai, gal ir karalystė, ir kaip iš karališkos pusės, ar nemanai, kad visgi Rhaenyra su tokiu vaibu, kuriai gali prieštarauti žmonės, visgi vis tiek yra geriau negu būtų Daemonas karalius, kuriam bijotų prieštarauti. Čia galima prisiminti Tywino Lannisterio labai pranašišką ir apskritai universalią kalbą iš Game of Thrones, neatsimenu kelinto sezono, bet po Tomeno Baratheono mirties, kuris klausė, kas yra geras valdovas. Tada jis pateikė daug valdovų pavyzdžių, kur atrodo, kad tas valdovas yra geras, bet jis visiškai sufeilino. Tai aš galvoju, kad geras valdovas jis yra, ir istorija tai dažnai parodydavo, kad tu turi būti tinkamas žmogus tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje, nes tu gali būti labai tinkamas žmogus, bet labai netinkamu laiku arba netinkamoje vietoje. Ir kaip koks Hitleris, pavyzdžiui. Tai labai depends. Ir man atrodo, kad Rhaenyros bėda ir jos tragedija, kad ji yra taikinga karalienė. Ji yra šiuo požiūriu kažkiek panašiai į savo tėvą, nors jai sakė jos buvusi geriausia draugė ir šiuo metu tokia priešininkė Alicent, kad tavo tėvas sukūrė savo sistemą ir galėjo joje tarpti, o mes neturėjome tos privilegijos. Man atrodo, kad bėda yra tai, kad dabar yra tas laikas, yra pilietinis karas, kuris reikalauja šiek tiek kitokio valdovo tipo, kuris klestėtų. Reikalauja kažkokio ar Napoleono, arba Daemono, arba Daenerys galų gale. O Rhaenyra, iš visko matosi, kad ji yra tokia cutie. Ji bando būti labai teisinga, jinai gali priimti gan, sakykime, gerą, netgi prasme, populistinius sprendimus, tai yra orientuotus į tą vadinamąją small folk. Bet kai vyksta karas, jai sunku nukirst galvą, pavyzdžiui, Hightoweriui. Nors mano galva tas sprendimas buvo vienintelis tikriausiai teisingas toje situacijoje ir ne tik, kad jis yra teisingas, mano nepopuliariausia nuomonė tikriausiai apie visą Game of Thrones visatą, kad Joffris nukirsdamas galvą Nedui Starkui savo laiku pasielgė labai teisingai ir nors jis tikriausiai tai padarė iš žiaurumo, neapskaičiavimo, bet taip, kai tu turi dinastinės visuomenės, ir kažkas pradeda ne tik, kad kvestionuoti, ar tai tu turi teisę valdyti, bet tai aktyviai prieš tave maištauti, ar tai būtų viso masto sukėlimas, ar tai ant tave bando uždaryti ir kažką kitą karūnuoti, jie turi gauti labai bjaurią bausmę, nes kitaip tu parodai, kad tavo karalystė, kaip sako anglai, tai skrenda, that can fly, ta prasme, gali ateiti ir tiesiog sakyti, tu ne karalius, žinai, tai rodė, kad tu karalius. Tai tuoj vietoj tai buvo labai teisingas sprendimas, tam tikrą išskaičiavimo prasme, bet matai, kad Rhaenyrai sunku jį buvo padaryti. Tai va. Man tai buvo skausmingas sprendimas vien dėl to, kad grąžino Otto Hightowerį tik tam, kad jį nukirtinti ir... Mano pirma investicija skrenda pirmos serijos gale, mano antra investicija ištraukė iš šiknos ir dar tas kirtimas galvosis toks, ar ne, kaip aš supratau, jis toks nepavyko pradžiai. Taip. Nes žmogus kentėjo tas 3 sekundės. Ten buvo amazing scena, nes tai buvo a botched execution. Pirmą, kai jam įpjovė į sprandą, tu dar žiūrėjai tą kadrą, galvoji, gal jį čia iš tiesų nepjovė, gal jį čia apsigalvojo ir čia nusprendė paglostyti. Šauna, ne šūvis, bet ten kažkur iš šauna. Taip. Čia gal taip persigalvoja. Gal čia plokštuma, ašmenų kažkaip trenkė tiesiog, bet ne. Ten. Ir mano gal tada, jeigu apie šitą sceną, tai iš tų retų mažų kritikų tikrai buvo, jeigu aš įsivaizduoju, žiūrėčiau antrą sceną ir dabar darytumės podcastą po antros serijos, tikrai būtų sunervinę. Ta prasme, mane labai bėsina tie tokie serialiniai užbaigimai, kur palikime ten kažkokią intrigą, kur gal kitą seriją ten ant jos buildinsim, žinai, arba būna net sezoną baigę tenai ir laukia metus ir po to kokius tie 7, kurie ėjo į... Jo. Ir tada supranti, kad nieko visai, žinai. Ir vat būtent, kad Alicent būtent po 3 sekundžių įbėga ir pamato tą savo tėvą, tada žvilgsnis į Rhaenyrą ir oh my gosh, kaip čia sutapo nepatogiai ir kaip čia dabar negerai gavosi. Ir, ačiū Dievui. Pritariu. Čia toksai, kur viskas turėjo būti sulipdyta į tą vietą. Tai va.
Čia dar buvo pavyzdys, kai tu žiūri vieną seriją ir jį pasibaigė ties kažkokiu cliffhangeriu ir tu galvoji, čia taip pakeis veikėjų visus santykius ir galvoji, kitą seriją čia bus pagrindinis kablys. Čia vos ne gal dėl to jinai praras visą tą, ką susikūrė, žinai. O tada kitą seriją jos ten beveik sąlyginai normaliai šnekasi. Taip, mane irgi nustebino, nes aš galvau, taip, visiškai kaip ir jūs, kad šita mirtis, kuri buvo tokia, kaip sakant, Alicent atėjo, pamatė, kad Rhaenyra staiga iš tikrųjų bloga prieš tai, kad kaip jos, kad sutarė, kad bus gailestinga ir panašiai. Bet ne, paminėjo, kad užmušė mano tėvą ir viskas. Norėčiau grįžti šiek tiek į prieš tai buvusį pokalbį, nes man atrodo, kad šitose serijose labai daug akcentuojama ir mano nuomonė šiek tiek per daug akcentuojama, kaip sunku būti moterim tuose laikuose, tuose situacijose ir taip toliau. Geras kampas, bet taip pat buvo momentų, kur mane tiesiog suerzino šiek tiek žiūrint serialą ir tai vėlgi grįžtame pirmąją seriją ir mano vienas iš dalykų, kuriuos miniu kaip bukiausius, kai Rhaenyra yra uždaryta ir vėl verkia ir drasko savo kostiumą dėl nežinau kokių tiksliai priežasčių. Ji pasako maždaug, aš esu šitam silpnam moters kūne, bet aš turiu karaliaus širdį. Iš karto po šitos scenos mums parodo kitą moterį, kuri visiškai nesiparina dėl to, kad ji yra moteris ir tenais daužo visus vyrus iš šonus, fist bitch ir yra ale stipri moteris. Čia kita bėda, nes jos pavaizdavimas yra visiška karikatūra. Iš visko besijukianti, nieko nepritarinti niekam, bezdanti ir taip toliau. House of the Dragon personažė. Turėsiu ką pasakyti. Tai va, mes turim Rhaenyra, kuri žodžiu, verkia dėl šito, turim tą personažą, kuri yra karikatūra stiprių moterų, kuri beje irgi yra visiškas laiko gaišimas, nieko jį nenuveikė gyvenime. Bet bent jau mirė. Tai va tiek ir nuveikė, tame ir esmė, kad jį tenais pasirodė labai kieta, ten padarė daugybę visiškai nereikalingų kvailų sprendimų ir galiausiai pasimirė, nieko nepasiekusi. Man tai žiauriai nepatiko. Ji nepatiko nuo praeito sezono paskutinės serijos, kur tu paskutinės serijos metu tikėsi kažko didelio, bet ji buvo tiesiog panaudota comic reliefui ir kažkokiam, nežinau, kaip tai pavadinti, galbos geizui, vietoj to, kad išnaudoti seriją gal šiek tiek tokiems personažams, kurie yra labiau įtvirtinti, kaip ta pati Rhaenyra ar Alicent. Bet man, žinai, man tas momentas su tuo, kaip sunku būti moterim valdove, netrodė perspaustas gal dėl dviejų priežasčių. Nors pavyzdžiui, ta piratė kapitonė, man jie atrodė perspausta šiek tiek, nes, nežinau kas būtent, bet kodėl, pavyzdžiui, Baela, ta Dragon Riderė, Baela, jo, kodėl jie man netrodo perspausta kaip, kietas personažas, o šitą atrodė, bet kažkas su ta buvo, bet anyway, tos dvi priežastys, kodėl, pavyzdžiui, Rhaenyros dalykas netrodė perspaustas. Pirmas dalykas dėl to, kad ji iš dalies teisi, ji yra pirmoji karalienė, kaip karalienė, turiu omeny moteris, tikriausiai pirmoji tokia įpėdinė. Aš gal galėčiau įsiterpti tuo, kad aš nesakau, kad tai nėra teisinga priežastis. Ir aš sakyčiau, kad labai gera kryptis. Kas man nepatiko su tuo perspausta, ką aš vadinu, tai kad, žinai, vinį kali su plaktuku, tai čia su kūju tą vinį bandai įkalt. Tai man tiesiog nepatinka toksai smūgis į veidą vietoj to, kad būt šiek tiek subtilesniem, šiek tiek grakštesniem, kalbant apie tai. Kas buvo, man atrodo, trečioji serijoje labai gražiai išvystyta. Jo, bet tada yra antra priežastis, kur aš kaip tik tau kontrargumentuočiau ją, kad man atrodo, man yra klausimas, kiek mes tai turėtume traktuoti kaip serialų kūrėjų statementą.
O kiek tai yra pačios Rhaenyros charakterio bruožas. Nes, sakau, pas ją yra va tas dalykas, kad jinai nuolat sako, manęs čia neklauso, kaip man sunku. Ir man atrodo, kad tai ne tik priklauso nuo tavo lyties, tai priklauso nuo to, kokia yra šiaip tavo kaip valdovo spinduliuotė. Man atrodo, kad, jeigu prisimenat, ar ji buvo karalienė, tikriausiai kažkurio metu taip, o gal ir ne. Jo, buvo. Ta iš The Game of Thrones Yara Osha. Jo. Nu, jos nieks neuždarytų. Tikriausiai kitų irgi karalienių kažkokių nieks neuždarytų. Bet su Rhaenyra yra taip, kad tu jauti, kad jinai yra pakankamai minkšta, kad tu gali tai padaryti ir tau, pirmas dalykas, tau neatsirūks, antras dalykas, kad tai yra tokia validi priemonė. Aš manau, kad su kitais valdovais, tas nepaeitų. Bet aš noriu vieną klausimą, nes galiu pamiršti jūsų užklausti, kuris man kirba šiaip. Iš žiūrovo pusės, ar jūs pajautėte tokį dalyką, nes aš akcento tokio neužteko man, kad paminėtų. From a certain point of view, Jace'as išgelbėjo mamą. Ta prasme, tai buvo rizikinga operacija. Ir kaip jums atrodo, kaip serialas jums pasakė? Ar kad Rhaenyra, nes nebuvo tokio aiškaus akcento, nebuvo taip aiškiai pasakyta. Bet man atrodo, kad serialas tokią žinutę pasakė, vos ne Rhaenyra būčiau skridus, tai būtų Jace'as nemiręs, nes aš geresnė raiderė. Bet from a certain point of view, galėjo jinai mirti ir Jace'as ją uždaręs kaip ir pasiaukojo dėl mamos. Man šitą vietą žiauriai patiko, nes tu neturi aiškaus atsakymo. Tu tiesiog turi faktą ir post factum tu gali kažkaip interpretuoti šitą situaciją. Vat čia dar viena vieta, kur man atrodė be galo buka. Dimos paaiškinimai galbūt padeda bandyti atsvertą, bet kai aš žiūriu, kaupinti geras variantas. Kai aš žiūrėjau tą karalienės apsauginį, kuris prisiekęs karalieniai, kuris yra, jo žodis yra įsakymas. Ir tada staiga jis nusprendžia, kad ne, aš geriau klausysiu princuko, kuris man dabar čia pribėgo ir pasakė, kad daryk taip prieš savo karalienę. Aš įsivaizduoju, jeigu jam reikėtų, privalėtų jis rinktis pagal savo prisiekiamybę, jis nudurtų princuką prieš nudurdamas karalienę. Turiu galvoje, kad pastatytų ją būtinai visada prieš negu jį, nes jis yra jos pavaldinys. Bet iš mano to point of view, tai taip kaip jis ir padarė, gaunasi. Jis išleido jį į tą very dangerous misiją, o jos neišleido. Aš išsuk situaciją, kuri buvo executinta nelabai gerai, aš sutinku. Labai teisingai Daemonas pasakė visiems tiem 3 raideriam. Nereikia jums galvoti, jums reikia daryti, ką aš sakau. Tai čionais yra lygiai ta pati situacija. Koks pavaldinys turėtų pradėti galvoti prieš savo valdovę šiuo atveju ir tikėtis, kad jis čia labai teisingai daro. Tik aišku, 3 White Knightas tai ne 3 bėdžiai ten, žinai. Ne, bet čia aš pakartosiu tą savo pointą. Įsivaizduok, kad ta pati situacija su Daemon. Ar ten jis paklausytų kažkokio princuko ir sakytų, čia uždarom? Nesiklausytų. Bet Daemonas nėra geras pavyzdys kaip išmintingas, apskaičiuojantis, racionalus, rizikas įvertinantis, žinai, asmuo. Aš labiau pasakyčiau, jeigu Daemonas turėtų apsauginį ir princukas pasakytų, uždarykim Daemoną ir uždarytų tas apsauginis Daemoną. Bet čia ką tu ir pasakėjai, apsauginis žinotų, kad jo galva tikrai ris. O čia, kadangi mes žinom jau outcome, gali būti, kad tas apsauginis ir jautė kažkiek, ką tu šnekė apie tą spinduliuotę. Nieko jis nejautė, jis buvo pasiryžęs, kad jam. Jo, bet aš pradžiai pasiryžęs, ta prasme, paklaus savo karalienės, kas nutiks, jeigu aš tai uždarysiu. Yeah. Tai jis neturėjo idėjos, kad aš čia uždarysiu karalienę, dabar mano gal viskas bus ok. Bet supranti, iš tos scenos, kai jisai po to jau ten eina reikalus daryti kažką ir jinai palauk, taigi tu mane uždarei ir jisai,
viskas, duodu kardą, viskas skirs man galvą. Bet tai čia, tai koks jis Tai man atrodo, savo nesąmonė yra Man tokia atrodo, atveju. kad jis tikrai jautė, va ką tu šneki. Bet tai jis ir neturėjo jis toj situacijoje atsidurti niekada. Ne, bet čia ir žiūrėk, bet čia yra ne tik apie galvos ridenimą, ar aš bijau, kad man nuridens tą galvą. Čia yra apie tai, kad tu kaip valdovas, tavo atspinduliuoti yra ir tai, kad tu matai savo valdovą kaip ar tą lyderį, kuris turi būti prieš akiją, ar kažkokį My Precious, kurį reikia apsaugoti ir jisai ten turi. Tai vat su Rhaenyra ir man atrodo, kad čia yra jos charakterio tokia linija ir jos tragedija, kad jie visi jos pusės, kaip ją atstovaujantys žmonės, jie šiek tiek mato va taip, kad tu esi va ta tokia super princesė, o ji nori, kad jie tritintų kaip karalienė, kuri gali lydinti, bet ji kartu savo charakterį, netgi ne charakterį, gal laikysenoje, nors iš šiaip atrodo labai kieta ir visa kita, kažko vat neturi to, kur iškomunikuotų tiem žmonėm, kad aš esu ta lyderė, už kurios jūs galit visi susiburti ir aš būsiu prieš akiją. Ir ten paliudė tavo, kai jie paklausė 3 serijoje, kur tavo ta taryba iš Dragonstone. Jis sako, aš nieko neimsiu, jie visi tylėjo. Ta prasme, jie taip mėgsta nukapot ir ir turi tokių savybių. Ne, bet čia gerai, kad jie mėgsta nukapot. Kitas dalykas, kad, žinai, bet ten buvo iš tokios neigiamos pusės. Jo, bet kaip tu moki tą nukapot? Nes kitas nukapos ir tada tai perduos tokią žinutę, kad tu čia darysi kažkokį keistą daiktą, bet tu tikriausiai tu žinai geriau ir aš tai matau iš tavo laikysenos, kad tu esi tas lyderis. Yeah. O yra tie, kur tu nukapoji ir vis tiek tave taip žiūri, čia gal tu kažkokią kvailystę darai. Jo, tas mažas skirtumas, kur tos pardavimus generuoja ir negeneruoja, ne? Bet aš gal galvoju, kad ką tu šneki ir apie tos pavyzdžius, nes tikrai tas apsauginis yra vienas iš tų kelių pavyzdžių, kad Dima minėjo Septonas, kuris jos neklauso, apsauginis, kuris jos neklauso, Jace'as, kuris jos neklauso, Daemonas, kuris jos jau seniai neklausė. Ir man atrodo, kad čia toks buvo biški... Klausyk, visi, kuriuos išvardinai, gali neklausyti. Čia yra jos asmeninis parinktas bičas, kuris turėtų būti jos ranka. Bet ar tai nebuvo tada problema tos misijos iškomunikavimo mum, kad tai iš tikrųjų ypatingai dangerous mission buvo? Tu įsivaizduok, nes man atrodo, kad... Bet, klausyk, jeigu jis tenais yra toksai gudrus ir logiškas tarnas, kuris nusprendžia, kad šiandien jo reikėtų šitaip daryti, ar jis pasvėrė tai, kad išbėgdamas sūnus Rhaenyros galės numirt ir tada... Tenais viskas buvo durna iš jo pusės. Aš negaliu, manęs niekaip nepateisins šito ir man tiesiog atrodo, kad tai buvo parašyta, todėl taip ir įvyko. Ne dėl to, kad tai buvo kažkas logiška. Reikėjo gal tą sceną atrodytų šiek tiek... Nes man toks įspūdis dabar, kad mes diskutuojam tą vieną sceną, ar jinai logiška ar nelogiška, kai iš tiesų serialo kūrėjai jie norėjo matyti visiškai ką kitką perteikti. Jie norėjo perteikti tą dramatizmą, kaip tu sakai, kad sūnus pasiaukojo dėl mamos. Ir mes iš tiesų dabar turėtume galvoti, ar jis ten teisingai ar neteisingai. Bet mes mastom apie tą vieną čiūvą, kuris, bet gal to čiūvo net nereikėjo. Galėjo tą sceną tiesiog padaryti, kad sūnus atėjo, uždarė. Galėjo uždaryti, būtų daug logiškiau, būtų daug protingiau, būtų daug kiečiau. Taip. Tai kita problema šitoj scenoje ir ne šitoj scenoje ir ateities scenose. Sūnus jokios meilės mums neleidžia pajusti jam. Jis tiesiog atrodo užknisantis vaikėzas. Jis man pradžiai į Šalamė biškį užnešė, o po to į Montvydą kažko tai. Ir per tai tau patinka. Nes, o šiaip kaip veikėjas, jis nieko nepadarė, kas mums atrodytų kaip, koks jis fainas veikėjas ir kaip mums liūdna, kad jis nusimirė. Man asmeniškai nerūpėjo jis. Nes jis buvo neįdomus. Jis buvo šiek tiek gudresnis už Liuserį, kuris buvo visai vaikas. Jisai bandė kažką daryti. Praeitam sezonui, jeigu atsimenat, jis buvo ir iki Haringholo paskridęs. Jis skundėsi. Bet tu gali tai priimti kaip jaunas princas, kuris galvoja, kad turi kažkokią teisę, žinai. Aš sutinku. Bet to pačiu, aš kaip žiūrovas, aš noriu pajusti kokią nors emociją, vietoj to, kad tik tais jis būtų kažkoks tai... Man iš vis sunku vaikam pajusti emociją, kai jų yra 25, žinai.
Ir kai dar ištrauki šiknos ir tu žinai, kad Anu Kokošina tai nedar yra kažkur paslėpti dar 3 vaikai, žinai. Ir, dabar esi, ir šitas, jo. Man tai jis buvo visai nieko, bet jo, jis galėjo būti žymiai geriau atskleistas ir tikriausiai jo mirtis galėjo būti liūdnesnė. Kita vertus, man patiko jo mirtis, kaip scena. Va tai buvo ta scena tokia Game of Thronesiška scena, kur tavo drakonas grimzda ir atrodo, kaip tu čia išsigelbėsi, o aš išsigelbėjau, iškilau ir tada taip sakt, visiškai tyliai įsminga viena strėlė, tada kita, tada trečia. Gerai buvo gyvenintas tas momentas. Man patiko ir kaip jie išskrido, jis ten toks biškai Romeo ir Džiuletiškas toks momentėlis, kad davai together, davai mes čia padarysim kažkokią tai nelegalų dalyką ir suviliojais tą savo sužadėtinę ir toks, man šiek tiek to romance, kurio ir švis nebuvo, žinai. Man patiko tas, Ignas nematė, tai spoilinsiu, bet nelysiu per nelik, bet šiek tiek arkeiniškas mažosios sesutės momentas, kuri norėjo labai padėti. Alė prisijaukino drakoną, varė į misiją, galvoja, pagaliau aš čia visiems parodysiu, kad ir aš čia bei to verta ir noriu padėti. O tada visiems pakišo koją ir praktiškai... tragiškos pasiekmes, ir buvo ten fundamentaliai, ta prasme. Labai tragiškos. Bet aš visą laiką galvojau, žinok, apie visą tą Sheep Eater, kas tave sužavėjo Nope. Nope geras filmas, ta mintis apie tą gyvūniją, kurios tu galvoji, kad gali valdyti, bet iš tikrųjų, jinai yra daug daugiau negu tu galvoji ir būna visaip. Čia dar yra tas momentas, kur tikriausiai neiššoksi aukščiau bambos ir iš tiesų ta Raena sesutė mažoji, nemokėjo jį valdyti tų drakonų. Ar nemokėjo valdyti drakono, ar drakonas yra laukinis ir jis kažką pamatė pas ją, ko jinai net pati savyje nepažino. Aš nežinau, kaip išvysti šitą liniją, bet aš manau, kad buvo įdomu. Nes atsimenat, mes vienam sezone biškai skundėmės dėl jos scenų, kodėl ją taip rodo, kaip ji ten eina ilgai ir iš vis ką tai išsivystys. Ir iki šiol neaišku, ką tai išsivystys, nes tikrai daug dėmesio tam skiriama. Aš galiu gal priminti dar vieną sceną iš būtent sesutės. Vėlgi, kur jį gauna valgyti ir vėl jį valgo, kaip filmuose valgo žmonės tokiose situacijose. Ok. Tai va. Bet ten buvo, man gražu, kad tas drakonas, jisai su ją kažkokį savo unikalų ryšį norėjo sukurti. Ir, tai yra wild. Ne, tai jinai ir atrado savo drakoną. Tiesiog problema, kad tas drakonas dar nebuvo prajodintas tikriausiai ir problema tai, kad jie nebuvo pakankamai vėlgi, tas charakterio tvirtumas, jie neturėjo pakankamai gal tvirto charakterio ir drakonas, kaip ir šuo dažnai. Jis jaučia, kad čia jis gali pabujot kažką, bet to jis ten iš tiesų gal nemato, kas yra priešas, kas ne priešas. Bet dizainas buvo jo smagus, tokia lupa visiškai atvipusė apatinė. Jo, bet tas pasikartojantis motyvas, tai man labai patinka. Jisai toks, man nemačiau aš tiek, kad būtų akcentas būtent ant to autoriteto trūkumo ir kokias pasiekmes tas gali sukelti, žinai. Noro daug, o nėra tų kompetencijų, žinai. Bet tu manai, kad jeigu kitas raideris būtų ant šito drakono būtų kas nors geriau, nes aš manau, kad čionais yra labiau bėda, kad tai yra visiškai laukinis drakonas, kuris nebūtinai pritarė savo raideriui, nebūtinai supranta, ko jis nori iki galo ir kodėl tai būtų svarbu ar nesvarbu dabar sudeginsiu šitą laivą, iš kitą laivą, koks jums dabar čionais karas ugnis į priekį. Jo, bet pas jos vaibas atsiradęs ir, žinai, tą kažkas gali išsirišti, juolab, kad jinai, šnekėdama su ta savo garderė, sako, galiausiai metė paskutinį kortą, kad vis tiek, čia yra drakonas, tai vis tiek kažkokia, vis tiek dar viltį turi ten tą drakoną pažabotą. Ne, tai aš manau, kad jie labai geri draugai, tiesiog drakonas nebūtinai supranta ar sutinka su jos nuomonė, bet jeigu jau atnešė jai pavalgyti, tai jau jis čia jau visiškas pripažinimas yra.
Man atrodo, kad dar yra tas dalykas, kad šitame seriale, konkrečiai šitame Drakonai, tai yra tokia patogiai pilka zona, kur tu gali pakreipti siužetą savo norimą linkme. Nėra griežtai apibrėžtos taisyklės, kaip jie yra valdomi, ko jie klauso, ko neklauso, kada jiems gali kažkas užplaukti. Ir jeigu tu nori, kad tau kažkas atsitiktų, pavyzdžiui, dramatiškai kažkaip pakryptų mūšio eiga vienos ar kitos pusės naudai, tu gali parodyti, kad drakoną ten sužeidė į leteną ir jis išprotėjo ir viskas, jis užpuolė savus. Kas tikriausiai kas veikia ir drakono pažeidžiamumo klausimų, kad tu gali tą pažeidžiamumą reguliuoti, nes aš atsimenu, kad pirmajame Game of Thrones, kai nukalė drakoną su... balista. Pirmą nukalė su, man regis, su ledinė... torpeda, ledinių žeberklų Night Kingo, o tada su balista, kas abiem atvejais visą serialą jie buvo vaizduojami tokie kaip visiškai invincible, kas man iš dalies nepatiko. Vėliau pasirodė, kad yra iš tiesų balistos, kurios gali juos sunaikinti, bet tikriausiai, kadangi taip ilgai nebuvo drakono, tai reikėjo ištraukti iš šiknos, o čia tas balistas turi visi ir pasirodo, kad drakonai žymiai pažeidžiamesni. Vėlgi, ne tiek žinai, ko gali tikėtis iš mūšių, nes pavyzdžiui, ankstesnis mūšis, kur Veigarė nudaigojo tą... Renys, ne? Renys, jo, su jos drakonė. Nu tai tų balistų neįtin ten, man regis, buvo. Tiesiog buvo du drakonai ir jie susikovojo ir atsitiko, kas atsitiko. Bet ką aš čia norėjau pasakyti apie tą mūšio eigą, kad, koks aš buvau patenkintas, kad Lordas Corlys su savo sūnum tą piratę nupjovė. Man čia ta prasme, buvo kaip balzamas ant širdies. Aš dar galvojau, ten Corlys nusirito į vandenį, galvojau, čia bus dabar vienas tų momentų, kur jie išsaugo personažą, kur... Per tokį atsitiktinumą ir tau numeta tą kaulą, galėjau čia nužudyti. Tada tos sūnus šoko ir padarė reikalą, kaip reikėjo padaryti. Aš nežinau, kodėl jie mane taip erzino. Man labai keista, kodėl mane erzina kai kurie personažai, kai tuo tarpu į juos labai panašus ir analogiški personažai. Ten, pavyzdžiui, tokios warrior women... man visiškai sueina ir ten ir Beila. Brienė, pavyzdžiui. Kaip? Brienė. Ir Brienė, ir Beila, ir Rhaenys, ir Arija, ir gausybė kitų. Man atrodo, kad mane kuo erzino ta piratė, tai dviem dalykais. Vienas dalykas, kaip ir sakiau, kad jie suvalgė labai sąlyginai palyginti nemažai laiko paskutinio sezono, paskutinės serijos. O antras dalykas, kad man jie atrodė kaip visiškai one note personažas, kuris turi tą vieną savybę, kad jie yra kieta ir viskas, jie neturi nieko daugiau. Kaip aš minėjau, karikatūriškai labai. Taip. Ir turėjo savo tą revenge liniją, Nes aš nežinau, man ką jūs šnekat, briškai priminė, jeigu atsimenat X-Men The Last Stand, ant trečiojo daly buvo Juggernautas. Ir jį ten tiesiog išleido iš kalėjimo ir jis ten pradėjo visus daužyti. Ir aš ten vos nerevenginsiu už tai, kad mane uždarė. Ir jis visą filmą ten lakstė tiesiog ir daužė sienas. O taip. Tai, toks tiesiog, turi personažą, kuris turi revenge liniją ir viskas. Ir jis arba pasiekia tą revenge, arba miršta in the process. Tai pridedant prie dar vienos buko scenos arba pristatymo jos, būtent susijusių su piratė. Tai kai jie plaukia ir kalbasi su Lannisteriu, kurį paskui išmeta už borto, jis sako, mes ten kažkaip praplauksim per šiaurę. Ir jis sako, kodėl? Todėl, kad mes uždegsim Corlio namus. Ir kai Corlys pamatys savo namus degančius, jis bus šokiruotas. Tada 5 scenos į priekį, Corlys pamato savo namus degančius ir yra šokiruotas. Wow. Sužavėtas tokiu nuostabiu writingu. Bet negana to,
tai yra visiškai jokių pasiekmių tai pačiai linijai neturintis. Vėliau tenais mes šiek tiek padirbam, kad Corlys nebeturi nieko išskyrus savo vardą, bet pačiai tai scenai keista, ta prasme, jie tenais, Corlys išplaukia iš tų dantų vadinamų, tada jį tenais biški pastringa, bet irgi išplaukia. Ir tada jis pamato tos savo namus degančius ir tada tiesiog minutėj stapteli, kol jo sūnus tenais pakomanduoja sėkmingai ir tada tęsiasi tiesiog mūšis. Jeigu tai būtų, pavyzdžiui, jie jau išplaukia, jie turi kažkokį tai, sakykim, jie išplaukia, o ji ne. Ir tada Corlys pamato, kad jo namai dega ir jis apsisuka, kad ją nuknetskint. Ir tada padaro klaidą. Tada būtų šitas pavyzdys daug geresnis. Dabar jis nieko nepasiekė. Tai va, tai mano dar viena tokia labiau iš rašytinės pusės. Iš techninės pusės, ta prasme, jie savo pagrindinius akcentus sudėlioja, bet pražiūri kartais, tikrai, ta prasme, legit kritika, aš galvoju. Bet kas man patiko, kad jinai, nebiški pastrigo ten tose dantyse, išmetė poną Lannisterį, kad svorio numes biški. Labai juokingas buvo prierašas, neryšiai perskaičiau internetuose, kad House of Dragon nužudo tą patį aktorių 2 kartus viename epizode. Ir blemba, ir taip simboliškai supras, kad vos ne piratai tos Lannisterius visai arba jos nužudė, arba atsiskyrė nuo jų. Ir tada, kai šaudė Jace'ą, nebuvo jums tokios minties, tai kas jis jį šaudo? Ar Lannisteriai, kuriem buvo įsakymas žudyti Royal priešus, ar piratai, kurie tiesiog šaudė priešus? Ir man labai patiko, kad tai nebuvo visiškai pažymėta, nes tai nebuvo esmė, kas jį ten sušaudė. Esmė, kad jis tiesiog tapo collateral damage. Jo, dar off topicas arba peršokimas toks, kalbant apie nepatinkančius personažus. Pastebėt, kad kol kas šitame sezone nėra labai daug Sero Crinstono, kuris yra mūsų vienas nemėgstamiausių ir labiausiai varomų, amžinai jaunas, ta prasme, didžiulis plot armoras, daro, kas ant selės užeina, visi tik mato. Tikrai. Bet žinok, aš buvau visai happy, ta prasme, aš ir Alicent nemėgau, ir Kristono, bet supratau, kad be Alicent man nėra šitas serialas, kaip ir be Cersei'ės visgi nebuvo Game of Thrones. Taip ir Kristonas, jis toks tapo jau mūsų mymas, kur, tu tiesiog, kartais ir šypteli, kai tu jį pamatai. Ir galų gale, ar jis sensta? Jis nesensta, hebra, tarsi metai bėga. Aš pagalvojau. Aš beje dar bijau, kad pamiršiu tau, pasakiau, rašiau tau, kad man labai patinka, kai serialai trolina save. Žinai, sukuria kažkokią savo klaidą ir ją patrolina. Tai tada man taip kaip ir išsuka ir dar gali pažvengti. Tai kai buvo sena Alicent su tuo vienaakiu mūsų Aegonas, ar Eimondas, ten visą šios maišau. Aegonas. Eimanas vienakis. Žodžiu, kai buvo labai artima ta scena ir tu žiūri ją ir mes sakom, blemba, bet jinai, jauna žiauri aktorė, žinai, kaip mama tokių didelių jau vyrų, per jauna. Ir tada jisai ją pasilenkė ir pabučiavo ir man buvo taip suėjo, kad ta prasme serialas pats sutinka, kad jinai labai jauna ir jam pasirodė, kad visai graži mama ir aš ją dabar pabučiuosiu. Man toksai, kur patrolino, kad gaunas su tais aktoriais, taip žinai. Aš nežinau, ar čia patrolinimas buvo. Ne, man taip suėjo, aš nežinau, ką patys kurie taip galvojo, bet, Čia mano turbūt mėgstamiausia šito epizodo scena, nes ten parodo, kiek daug Eimono galvoje vyksta ir ką jis mato, ko jam trūksta. Šiaip, nes jeigu prisimintume ten ankstesnius sezonus, tai jis eidavo pas merginas ten, kad jį... Taip. Garą truputėlį nuleisti, jo. Paglostytų ten, jo. Taip, kad jis būtų kaip vaikas, tai galbūt jam to trūkumo yra... Meilės motinos. Iš motinos, bet jis dabar motiną gali matyti kaip tas pačias merginas. Bet vėlgi, čia iš jo pusės man tikrai trūko kažkokio tokio labiau developinimo, nes, dabar mes galim tik interpretuoti, žinai, bet iš jos pusės man labai patiko ta vieta, kai uždarė tas duris ir jisai sėdė tam soste ir tu matai, kad jinai pirmą kartą, išsigando savo sūnaus, žinai. Jo. Man kas patinka, tai Alicent aktorė. Šiaip personažas, kaip
sakai, Ignai, kad Rhaenyra nuolat verkia ir tikriausiai iš dalies jos personažas jisai jaučiasi taip, kad, aš turiu čia teisę apsiverkti, nes manęs kažkas nesuprato, jau nekalbant apie tai, kad sūnų daigo. Tai Alicent yra atvirkštinis momentas, kur ji nuolat atrodo ir aktorė tą labai perteikė, ji nuolat atrodo kaip tokia, kaip gazelė sustojusi prieš sunkvežimį. Tai jos nuolat akise tokia šiek tiek yra baimė, kas čia bus, ar manęs čia nieks nepervažiuos. Ir ta prasme, matosi, kad jie nei savo sūnum labai pasitikės, nes jam ten nežinia, kas galvoj dedasi. Rhaenyra jie irgi akivaizdžiai ten nepasitikė, nes supranta, kad tai čia kažkas gali pasakyti, kad vis dėlto reikia dar ir jai galvą nurident ar įtikins. Ir kad ji tokia, su savo vaikais, ypač su savo dukranu, kad ji tokia, ta prasme, tėvą nukepėt, ar čia mane nukepsit irgi, ar mane nukirzdinsit, čia reikia kažkur bėgti, čia reikia kažką daryti. Ta prasme, iš jo žvilgsnio matai, ir kur šiaip jos personažas, jis toks yra vienu metu ir pasimetęs, ir ieškantis, kur čia kaip kažkokią kombinaciją sužaisti, nes jis taip įsitikinusi, kad ją supa, visiškai degradai. Ir arba degradai, arba kažkokie, nežinau, niekadėjai pikto linkintis, kad jį tiesiog nuolat ėjusi tą maudą, kad čia reikia esi per vieną žingsnį nuo pražūties ir netgi jeigu tėvą nudaigoja, tu negali leisti savo ten kažkaip net ne verkšlenti, gedėti normaliai, reikia čia žiūrėti, kaip čia kur pasislėpti. Kalbant apie nekadėjus, mes turim mūsų seną vilką Larį, kurio irgi man sprendimai buvo labai į keistą pusę, taip, kur pirmiausia ten Aegoną išduot kaip karalių ir tikėtis, kad viskas bus gerai, bet vėl matome, kad turėjo būti tai parašyta ir tai buvo parašyta ir todėl taip įvyko. Kad paskui jos paveža, tada užpuola triarchai ir jiem vėl sėkmingai pavyksta pabėgti. Aš pasakysiu taip, nes man dabar toks susišvietimas atėjo dėl to, kad tu sakėjai ir apie uždarimą Rhaenyros, ir apie tuos degančius Korlio namus. Toks įspūdis, kad tiesiog yra siužeto linijos, kurios dar nėra kaip siūlai taip iki galo elegantiškai ištiesintos, kur yra kažkokios papildomos kilpos ir tu supranti, kad tų kilpų nereikia. Be to viskas būtų paprasčiau buvę. Ten pavyzdžiui, su Rhaenyra reikia traukti kažkodėl tą Kingardą ir tada tu sėdi ir galvoji, kaip iš čia, ką iš čia. Su tais Korlio degančiais namais, ir parodė tos namus, ir vis tiek įvyko tai, kas įvyko ir tai būtų tikriausiai įvykę. Su tuo išdavimu karaliaus, irgi tikriausiai galėjai, ta prasme, vietoj to, kad padaryt visą tą kilpą, kad jisai išdavė, tada jie tenai kažkur važiavo, tiesiog jos kažkur ten suėmė, užpuolė ir viskas. Bet tada tu pradėsi tos akcentus, kurie nori akcentuoti. Su Kingsguardu, kad jos neklauso eilinis šitas, kad dega, o šitas gikaninką apmąstantis mastermindas ir jisai žiūrėjo, kaip jisai čia suka, kad karalius net nesupranta, kaip jis čia viską išsuka. Jo, tikriausiai tu esi teisus, bet tada lieka tas toks poskonis, kad ar mes būtume kažką labai labai praradę, jeigu būtų ištiesinta ta kilpa. Tai Ignas čia sėdė ir linksi. Pritariu viską, ką Dima pasakė. Man Rhaenyra, aš dar užmačiau senas serijas pavadinimus bežiūrėjęs, kad buvo Black Queen kažkada užvadinta čia kažkurio sezono gale. Visas tas Igno verkimas, jis man prisideda prie tokio emo, gothic, kažkokio tokio ir nežinau, man tai turi kažkokio žavesio jos ta pastovi kančia, nes jeigu aš neklystu, jinai vieną perslydimą turėjo ir tas irgi buvo mum parodyta ir ten irgi tos kančios ir verksmo ir ypač šita užaugus Rhaenyra, tikrai daug daugiau vergia negu mažoji Rhaenyra, aišku, čia akivaizdu.
Ir jo, ir kai tu šneki, ir man bežiūrint buvo tas toks, nu tikrai daug čia verkia, nu bet gal net trečioji serija jau taip atrodo, nu ir vėl jį čia kenčia, bet tada, nu bet jin visą laiką verkia, nu ta prasme buvo, atsimenat, laidotuvės, kur visi ten ruškanais veidais baisiai. Yra toks liūdnesnis, drėgnesnis, šlapesnis serialas, kaip Dyma net siaubo filmam turi atskirą net pavadinimą, tokio stiliaus, kur taip drėgna, tamsu viskas. Jo, Psycho Pulpas. Jo, tai vat man būtent Dragon Stone'as, vat turi tai, apie ką tu šneki, ir man tai turi tokio grožio, bet aš galvoju, gal tas biški paspausta, vat ir Ignui, vat gal net per daug buvo, kad, nu, va tai kai sostą jinai susirado ir ten atsisėdo, žinai, nu tai tada jau jinai biškai, nu taip kaip pasakyti, atrado savo tą, nu pagaliau visgi Damono žinutę jai ir bandymas įtikinti, kad nu va tu atsisėsi sosto, galiausiai gausi savo revenge, nu va kažkas ir jinai ir ar save įtikino galų gale, ar taip natūraliai išsikerojo, kad visgi šiek tiek jinai rado savo tą paskirtį kažkiek, o ne tik tai, kad verkti ir... Nu, čia gal jos yra... Jo, čia gal jos yra žmogiška savybė, bet kas man patiko, tai kad tu man, Mindaugai, minėjot skiriai, tai yra ta žiurkių metafora. Ir man pasirodė, kad tai yra toks labai realistinis politinis dalykas, kad... Jo, man iš karto pirmiausia, čia yra labai išsukta ir pagal šių dienų aktualės, ypač ekonominės. Jo, žinutė. Ir ne tik ekonominės. Čia per JAV rinkimus tu gali, tu tai gali pamatyti po kiekvieno prezidento, ypač su švytuoklė demokratų, respublikonų, po kiekvieno prezidento išrinkimo. Kad ateina naujas kandidatas ir jisai sako, o kandidatas iki manęs buvo toks durnas debilas, aš ateisiu, aš čia išspręsiu per mėnesį. Tada būna savaitę, kai po inauguracijos iš tiesų kažkokia euforija, kad čia bus tokie sprendimai, čia viską atkurs, čia bus healingas, viskas. Ir tada tu ateini ir supranti, kad ekonomika taip nepasikeičia lengvai, tavo resursai yra riboti, tai tie žmonės, su kuriais tu galvoja, kad tu lengvai pasišnekėsi ir jie tiesiog paklus, nes tu pasakysi kažkokį common sense dalyką, nieko jie nepaklus, nes jie turi savo kažkokių vidinių emocinių dalykų ir įsitikinimų ir tu jų taip lengvai nepakeisi ir kad sunku laviruoti. Ir man atrodo, kad tos žiurkės yra to metafora, kad nepaisant to, kad tu sėdėsi ant sosto ir atrodo, kad tai yra tavo triumfas, tu dėl šito kovoji, šito laimėjai, kad ta prasme, tu turi krūvą problemų, kurios po truputį ėda ir tai galų gale yra ne trumpos varžybos, o maratonas. Ai, bet aš tai turėjau omeny, žinok, ne tiek, kad tas žiurkės, čia viską gerai išsakei, bet aš labiau apie tą vakarienę labiau tikėjausi iš tavęs pasidaro. Nes tai man buvo toks tikrai, aš jaučiu, ypač Amerikoje, tokie labai didžiuliai iš Commonwealth hebros, kad, tikrai didžiulis turto yra neligybė ir ten, jeigu įmant kokį nekilnojamą turtą, kad visi pirkti sunkiau. Ir tokį jauti, kad žmonės jaučiasi, kad kažkas tą turtą turi susigrobę ir jiem patiems sunkiau vis gyventi. Ir, kažkokie tokie atspindi šitos nuotaikos. Ne, tai čia yra ne tik Amerikoje, čia visur yra. Ta prasme, tu Ukrainai gali pasižiūrėti, kiek nors šalis kovoja prieš kruviną agresorių, kiek buvo korupcijos skandalų, nes kai yra krizės momentas, tada taip, tie, kurie turi daug, ypač visokie oligarchai ir labai daug, jie žiūri, kaip čia išsaugoti ir šiek tiek nuslėpti, nes ir tai būna, kad krizė momentais, krizės nereiškia, kad korupcija dingsta, kad visi susivienyje. Tai va. Prisimenant dabar dar pirmą epizodą, šiuo atveju geras dalis jo, man labai patiko, kai buvo pristatytas ponas Parfumerijus. Alicent pusbrolis ar kas tenais, kuris paskui nuslėpė sūnų tą. Taip, Alicent sūnų. Okay. Tai jis kaip ir Hightoweris, ne? Bet man atrodo, tai kur tai realiai, prie kurių jie ten šlėjasi, žinai. Truputį man tos politinė trūksto aiškinimo, bet okei, čia tarkim, ta armija yra tos giminės. Tai man patiko, kaip jis pristatomas pirmiausia, tai aišku, priešais tą pavargusi
žinutės nešėja. Jo, smirdantį. Taip. Tai va todėl, kuris ten pauosto tą savo buteliuką, kurį jis visą laiką nešiojasi prie savęs, todėl aš jį pavadinau ponu parfumerium. Ir jis taip pat atrodo kaip tas, kuris yra labai besididžiuojantis savo riteriškumu, visą laiką švarus, bet nenuėjęs iki mūšio. Ir tai taip pat eina kol kas ir į trečią seriją. Ir aš manau, kad mes tikrai jo pamatysim daugiau dėl to, kad jis dabar užsiėmė išdavystę. Jo, jis ten rengia visokius ten partizaninius žingsnius, taip toliau. Kuo man žiauriai patiko Damono ir jo dialogas, tai yra puikiausias pavyzdys, kai tau apskritai gyvenime, ko nors norint iš kito žmogus sakydamas taip, padaro tau daug didesnę žalą, negu jis sako ne. Nes ne, dėrybose tai yra tai, ko tu nori iš tikrųjų išgirsti, nes tai reiškia, kad žmogus, linkęs eiti į dialogą kažkokį, į aiškinimąsi, ne kas jam netinka. Jeigu jis tau sako taip, tai yra šakės. Tai yra viskas. Ta prasme, jeigu žmogus su tavim nesutiks ir nenorės tau kažko duoti, bet jis sakys gerai, tai visi dėrybų šitie specialistai, jie sako, čia yra pats blogiausias, ką tau gali ta kita šalis pasiūlyti. Ir čia buvo puikus pavyzdys, kaip matėsi, jog jisai gerai, atsiklaupsiu, pripažinsiu, bet tu žinai, kad jisai nieko. Čia tikrai pirmai progai pasitaikius, jis tau ten viską išduos ir Damonas tiesiog nieko negali padaryti su tuo. Reikėjo tiesiog jį kartu vežtis. Reikėjo jo, bet žinai, gudrus po faktų, kaip sakė. Aš labiau apie tą dėrybinį, žinai, pasikalbėjimą tokį. Bet kiek yra tų freaking sūnų ten, ir tas sūnus atrodo jau... Gerai, paskaičiuokime, broliai kurmiai. Tai Alicent su senuoju karaliu visgi turi 4 vaikus. 3 sūnus, mažiukas šitas ir dukra, ne? Palauk, dar taip. 4 vaikai. Yeah. Okay, tada Rhaenyra turėjo 3 vaikus besarus. Aegonas. Jo. Čia Joffris dar kažko. Tai va, Rhaenyra turėjo 3 bastardus, kurių 2 jau mirė ir liko Joffris. Ir tada su Damonu jinai turi 3 vaikus, su kuriuo vieno persileido, tai gimė 2. Nes va šitą tai atsimenu, kad buvo 3 bastardai, 3 su Damonu. Tai reiškia, Rhaenyra dar turi 3 vaikus. Žinok, man jau yra raketų mokslas. Aš sakau, o tu sakai, kodėl mes nesitečindam su tais vaikais, kuriuo ir tai mažiau rodo. Tai jeigu juos rodo, tai kodėl? Kam juos rodo tada, jeigu jie? Nes jos nužudys kažkada ir man būtų gaila. Tai turėtų būti gaila, bet kodėl nėra. Ko buvo man be galo gaila, neskaitant to Hightowerio, kuris... Tai čia vapšė buvo, ta prasikėma rimtai. Jo. Tai Sero Strongo. Jo, Sero Strongo. Kuris buvo turbūt vienas iš mano tokių smagiausia pamatyti personažą scenoje, kuris laiką tokia, gal prasukime šiek tiek kitą linkmę šitą viską. Ir dėja nepavyko jam išsisaugot nuo... Bet hebra, vat kur man dar viena iš tų kelių mažų kritikų, tai kad atskrido čiūvas su drakonu, nusileido, nuo to drakono pasiėmė kardą ir pjauna visus kaip per gerą geimą, žinai, kur jau įvaldęs ten, ta prasme, hebra susivienetų 20-31 krūvą ir jis būtų vienas prieš 30. Kaip apsupti tie buvo lygiai taip pat Rhaenyra. Tai gerai, kad bent jau padarė su Rhaenyra ir Damonu, nes po šitos, to Aegondo ar whatever vienakio linijos, tada buvo, mes turėjom analogiškai iš jų pusės, kurie dviese nusileidžia, visus išskerdžia ir tu galvoji, tai ką jie taip tais laikais ir spręsdavo reikalus. Ir dar yra tas nuolatinis, aš sutinku, šiaip čia buvo ta vieta, kur tu žiūri, užplaukia tas pats jausmas kaip ir tau. Bet tada tu pagalvoji, čia aš galiu atleisti tą suspense of disbelief, nes jie nori padaryti efektyvią sceną. Bet tai atrodo durnai, tai atrodo kaip čiūvas atvažiuotų su tanku. Tada, žinai, ten yra 100 žmonių, 50 šaudų su tanku, išlipa tada su šautuvu, su revolveriu, eina ir po vieną piškina visus. Visiškai pritariu. Ir tikrai scena atrodo keista, kodėl klausimų visą laiką. Ir netgi su Damonu ir Rhaenyra tas pats buvo, kai jie ten į tą holą dviese ir toj vietoj man bežiūrint, aš galvoju, reikia jiems susiorganizuoti drakoną kaip autobuso
transporto priemonė. Užsidedi didelį tenais vežimą ant viršaus, įsodini 20 vyrukų. Būtent, aš galvoju, 6 ten tų drakonų taip, nusiskraidini ir turi savo tokį būrį. O taip, gerai, kad priminėjai tą sceną su Deimonu ir Rhaenyra irgi atrodė, kur jinai eina ir tokia, ta prasme, jisai ten šudo ir ji tokia visiškai rami, žiūri, kas čia vyksta, kietai šudo. Kai tuo tarpu prieš kelis sezonus, ar prieš vieną sezoną, buvo ta scena, kur jos atėjo ten kažkoks brolis šaunuolis ir susipjovė su kitu broliu ir jį visiškai paklaikiusi ten buvo savo mėgamajame, kad ją čia toj nupjaus. O čia, Ai, tie broliai White United. Tu nežinai, iš kur ten iššoks koks riteris, ten paleis tau strėlę į galvą, dar kažką eini ramiai dviesi. Klausyk, tu čia labai gerai paminėjai, iš kur išlystas riteris ir paleis tau strėlę į galvą. Nes kai jos rodė iš viršaus, buvo 2 pilies pagalbininkai, kurie slėpėsi už balkono kolonų, nežinau, tenais kažko tai. Tai va toj vietoj galėtų būti tas riteris, kuris išlenda ir nušauna, bet tuo pačiu man tie 2 žmogeliukai labai priminė, kad visur va yra tos pelės, kaip minėjai. Kažkur tai kažkas tai va už kampo klausosi, nesvarbu, kurioje tu situacijoje esi, kur tenais kas ką pjauna, kad čia pavojinga, va 2 yra susigūžę už kampo ir dabar visiems perleis visas žinias apie tai, kas įvyko. Kalbant dar apie žiurkes, tai nuostabi scena vakarienės, man patiko, bet man ir tikrai norėčiau, kad tokių scenų būtų daugiau, bet kaip ir visokiose Jameso Bondo filmuose, visą laiką pagalvoji apie tai, kaip atėjo ir vykdytojams pasakė, sako, į virtuvę, sako, šiandien svečiams jūs gaminsit žiurkes, čia yra karalienės banketas. Karalienės banketas, sako, tikrai, ta prasme. Kaip žinai, kur ten irgi blogietis kažką būna ten 007 tos scenos, kur blogietis kažką pamoja piršto ir jo visi pakalikai supranta, kad reikia čia padaryti kažkokią elaborate labai dalyką, ten kažką išvilkti būtent tą čiuvą iš kambario arba kažką įstumti į kambarį. Ir irgi turėjo būti prieš tai tą akimirką, kur jie susitiko ir sako, bet aš kažkurio momentu ten šnekėdamas su juo, aš padarysiu tokį žestą ir jūs turėkite omeny, kad dabar turėsite ten įstumti kažkokį super mega lazerį, kad būkite pasiruošę. Tai čia su žiurkėmis turėjo irgi būti įdomus tas pokalbis virtuviai. Ir dar tas, kad jinai visur pažvelgdavo tas žiurkės, vis matydavai, kad, tas žiurkės čia keliom prasmėm man gerai, nes ir ta žinutė, kad taigi išgaudėm, išžudė tas visas žiurkių gaudytojus, taip patys pridirbo, dabar ir srebia tą košę. Tada jinai, žinai, kaip būna, kad kažkokį ženklą pamatai, po to tu išnaudoji, tai jinai irgi, kelis kart buvo parodyta, kaip jinai žiūri tas žiurkės ir tada pagalvoju, gera idėja, žinai. Žinodamas save, jeigu aš būčiau tarp tų didikų, aš būčiau toks nesusipratėlis, nes aš nepagaunu social vibe, aš pagalvočiau, kad taip tikriausiai ir turi būti, ir tikriausiai spėčiau įsipjauti ir suvalgyti gabaliuką dar. Jeigu jau tiek. Ir beje, mes dar gavom kažkokį naują player in town, kuris ten, jinai išeina ir jis toks o tai ko tu nevalgai? O tu čia gerai pavarai, klausyk. Bet taigi ir tavo mes plešim. Tai o ką? Bet tu supranti, kad jau jis čia turbūt irgi. Bet čia dar vienas toks momentas, kuris atskleidžia jos charakterį, bet taip, kaip ją mato žmonės, kad visokie tokie smirkinantis čiuvai ir panos jai leidžia daryti tokias pastabas. Įsivaizduoju, kad, Game of Thrones, nežinau, kokiam Joffrey, taip einant pro šalį, tu taip smirkintum į ūsą ir sakytum, tu čia gerai, tu ten. Bet nėra Joffrey, tik sūnų Joffrey pavadino. Ne, bet man šiaip Rhaenyra žiauriai patinka, aš už ją sergu. Man netgi buvo toks antro epizodo pabaigoje, ir iš dalies dėl to, kad mano investicija buvo toksai palengvėjimas, kai ji pagaliau gavo savo
žopą patrint į kardų sostą. Nu, galvoju, viskas. Nu, bent atsisėdo, bent jau galėsiu, kas vėliau bebūtų, sakysiu, kad mano investicija sėdėjo ant sosto. Kitaip negu Daenerys, kuri to malonumo negavo. Dar bijojau, kad, ta prasme, kai jį išėjo, pamatė tą sostą, kad čia toj bus kažkoks ambušas ir taip ir negaus atsisėst. Bet gavo, atsisėdo. Jo, seniai, Winninai tu visiškai. Klausyk, aš dabar neprisimenu tiksliai, bet ar Viserys neprasidėjo nuo to, kad jis įsipjovė į sostą? Jisai įsipjovė ir šiaip knygoje, jeigu aš neklystu, tas pats pirmasis karalius Aegonas už The Conqueror. Jisai tą sostą liepė nulipdyti iš išlydytų kardų, iš dalies išlydytus, ta prasme, sulydytų kardų. Bet to sosto mintis ir yra tokia, kad tu ant jo negali atsipūsti. Jeigu tu atsipūsi ir tiesiog ten pusiau gulomis kaip nors atsisėsi, tai didelis galimas reikalas, kad tu įsipjausi. Ir Žaimiai kažkaip pavyko neįsipjauti, nes ten irgi taip gan... Nu, ten visi, bet ten... Maivydamas įsėdėjo. Jo, tai ten daug kas sėdėjo maivydamasis, čia aišku reikia serialo reikmėms, bet na... Reikia su pirštinėms sėdėjo geram. Jo, bet mintis sosto yra tai, kad tu neturi, mintis yra, kad tu neturi būti atsipūtęs, sėdėdamas ant sosto. Ir Viserys, aš nemanau, kad jis buvo atsipūtęs, bet tiesiog čia buvo irgi tokia metafora, kad po truputį jį tas karaliavimas sugraužė. Ne, tai čia visiškai, čia jo istorija, kad būtent sėdėjimas ant sosto nuvaro tave į grabus. Taip. Ir kalbant apie Rhaenyrą ir sėdėjimą ant sosto, dar vienas dalykas, kurį paminėsiu, šiek tiek off-topicas trečioje serijoje, kuris man labai patiko. Man labai patiko garso dizainas per vieną iš vakarienių. Ne tuomet, kai tiekė žiurkes, o kuomet tiesiog jie sėdėjo ir valgė. Ne su Korliu ten? Man reikia su Korliu, bet esmė buvo... Prie Korlio dar aš grįšiu, nes ten buvo vienas momentas, kuris man akivaizdžiai nepatiko, aš dar grįšiu, bet jie sėdėjo virtuviai ir valgė ir tiesiog aptarinėjo reikalus. Ir visos trečios serijos motyvas iš esmės yra tas didžiulis nervas, kad, tarsi jis sugrįžo, jis sako, čia mane karūnuokit, sėdė ant geležinio sosto, bet visi žino, kad čia nėra tas karas iki galo laimėtas, kad čia visas tas namelis yra iš kortų. Ir tu toj vakarieniai girdi, kaip kitose vakarienėse tu girdi, arba kaip ten labai visi lėtai valgo, ten po truputį atpjauna. O čia tu girdi, kaip visi taip nervingai pjauna tą savo mėsą, kaip peiliai į lėkštės daužusi, ir tu jauti tą nervą. Ir tu per vien tą sound dizainą gali perteikti, kokia iš tiesų yra įtempta aplinka. Bet grįžtant prie Korlio, man matyt vienintelis dalykas, nes kitus dalykus, netgi kur Ignu ir tau nepatiko, aš dar galiu paaiškinti, kad kažkaip, bet man labai džerino, kaip Korlis ją apšaukė, kad tavo sūnus čia yra bastardas. Man atrodo, kad ten buvo perspausta ir peržaista ir reikėjo padaryti žymiai ramiau ir būtų, ir tas vaibas, kaip tas Telltale Games, ar kaip, kur ten Corley will remember this, žinai, kur toks, kad tu pamatai, kad jam nepatinka ir nepatinka labai smarkiai, ir kad gal tai ateityje tau atsilieps, būtų žymiai geriau suveikęs, negu jis ten pradėjo brėk, kad ten bastard. Čia mano pavyzdys su tuo plaktuku ir su didžiulė kuvalda, kai skeli. Tai pritariu, visiškai. Ten Korlis atrodė iš savo veikėjo išėjęs. Jo. Bet jūs įsijauskite tą veikėją, ta prasme, jisai turi tą savo charakterį, viską. Ir jis dabar bičias absoliučiai, nežinau, kiek mums to nedetalizavo, bet jisai tiek praradęs, ta prasme, iš jo tikrai liko tik title. Jis yra pervargęs, jis yra praradęs žmoną. Sūnus gėjus kažkur vapšė ten,
viską, ką jis bildino per gyvenimą, ta prasme, laivynas jo ten sudaužytas ir galiausiai jis taip atėjo, mano one last wish, one last wish, ir būna žmonės pratrūksta. Tada tu tą sceną gali pleinti kitaip, tu gali parodyti, kad jisai ateina, akivaizdžiai ten supanikavęs, kažkokio priepuolio apimtas, dar atsimint, kad jis prarado brolį, kuris prarado pusę galvos, būtent dėl tokios scenos. Reikėjo parodyti, kad jis iš pat pradžių yra, labiau apimtas psichozės gal, o ne tai, kad jis čia atėjo, sako, karalienė, čia problemytė yra, ten kažkodėl suteikė kitus taitlus. Ir tada jį pradeda sakyti, jo, bet čia palauk, čia tas trečiaip. Ir tada jisai puola į tą freaking psichozę, kur ten pradeda rėkti. Nežinau, man atrodo, kad galėjo kažkaip... Nežinau, aš čia tokį trumpą klausimuką, nežinau, kiek čia labai susiję, bet kaip jums atrodo, jeigu būtų tokį timeliną įdėjus, sakytų po metų? Nes man atrodo, kai žmonės pasako tiesiog nežinau, arba dar ne dabar, tai žmonės bėsina, nes mes visi iš vaikystės turim tokį baimę, kad nebus, jeigu dabar negausim. O jeigu žmogus įvardintų kažkaip konkrečiau, tai tada ne taip aršiai sureaguotų. Manau, kad čia labai yra realistiška ir geras pointas, kad dažnai diplomatija yra net tai, kokį tu sprendimą bandai piršti, bet kaip tu bandai piršti ir kaip tu sugebė kitą žmogų nuraminti. Ir pavyzdžiui, iš tikros istorijos monarchija, kuri tituluojama geriausia Anglijos monarchija, matyt, ir tarp vyrų, ir tarp moterų, tai yra Elžbieta I, ji turėjo tą savybę. Ji mokėjo pasakyti, jos pagrindinis buvo kozeris, ji mokėjo pasakyti savo oponentams arba sąjungininkams, palaukite, čia viskas susitvarkys. Ir juos įtikinti, kad čia susitvarkys viskas. Tai toj vietoje yra ir aš manau, kad ji galėjo šiek tiek irgi geriau ją praminti ir pasakyti, pradėti nuo to, kad bet žinai, dabar yra tokia situacija, ten tas Eimondas kažkur su drakonu laksto, ten viskas čia ant snarglių suklijuota, palauk metus, po metų aš tau pažadu, viskas apsiramins, legitimizuosim tuos abu tavo bestartus. Knygose Littlefingeris labai visą tą erino savo išjojo, ten tikrai buvo nemažai aprašyta ir jisai palaukiam, ten hebra burba, ko čia vyksta, palaukiam visai ir taip jis ant to palaukit, taip viską ten ir suchimičino jo. Pritariu, ir Reneira ten prastai sukalbėjo ir Corlys ten prastai sureagavo ar, man sakau, šiek tiek, kai iškrenta iš natūralumo, aš labiau linkęs esu kaltinti rašytojus, o nežinau, aktorius ar veikėjus ar pačią istoriją. Visą laiką tai yra, kaip tu tai pateiksi, lygiai taip pat, kaip tu ir sakei, diplomatija, ir kad sugebė įtikinti. Tai šitoj vietoj tiesiog nesugebėjo įtikinti mūsų, kad tai yra teisinga scena. Jo labiau... Bet to priežastis Corlio labai, labai gera. Ir viskas, kad tenais jo viskas sudegė, liko tik tais titulas ir jis nori bent jau šito ir tai atrodo labai pigus variantas nusipirkti. Bet tikrai jis galėjo ne šokti, draskyti akių, o galėjo tai užgniaužti. Kai tu užgniauži, tai yra daug stipresnis tas jausmas, tu neišsivalai savęs, žinai. Jo labiau, kad Corlys niekuomet neatsiskleidė per visą serialą kaip impulsyvus žmogus. Jisai supranta, kaip žaidžiamas žaidimas ir netrodė, kad iš jo tokio gali tikėtis, kaip, Būtent, jis ne kaip Corlys pasielgė tiesiog. Buvo man toks asmenis momentėlis visai neplanuotai, sūnus prisijungė žiūrėti Game of Thrones pasaulio serijas ir tiesiog, nebuvo, kad ten ištisai ar nuo pradžių, bet jis klausė, kas čia blogiečiai, žinai, ir aš taip galvoju, plemba, yra vienas, sakau, blogiečiai. Man toks atrodo, kad visi kiti be šito mūsų vienakio bičo, jie tokie žmogiški, jie prisidirbė, jie pridarė klaidų,
Nu ir jie dėl to gailisi, gal kas bando išgyventi daugiau, bet jie visi yra daugmaž, jeigu paimsi kiekvieną personažą atskirai, nu, tu juos dar gali suprasti. Nu, dar gal, vat mes šitą palaukti. Kaip jisai? Eigonas, ne? Ar Eimondas. Eimondą mes minime kaip biški Deimono tokį įpėdinį, ar Deimonas žiūri jį kaip į savo. Tai gal Deimonas šiek tiek jį panašiausias, bet net ir Deimoną jau po biški mes jau kažkaip prisijaukinome. Ir dar paantrinsiu tau, nebuvo jums tokio jausmo, kad Laris iš pirmo sezono visiškai evil tokio bičo, iš Littlefingerio virto Tyrionu. Net ir Laris, jisai jau toks fan, tai va. Ir tikrai, ir po to, kai jam tai pasakiau, pagalvojau, blemba, transformavosi serialas, ir jeigu jo buvo tokia idėja, taip netyčiom, taip nepastebimai, gal labai pabrėžiant, va taip, va biškai mum išrutuliuoti viską po truputėlį, tai aš manau pavyko, kad sukoncentruoti būtent ties jo, kurio net mama bijo. Bet čia, žinai, man kas čia patinka, kad ką labai atskleidžia visą tai, kad kaip ir buvo sakyta, kad su Targaryenais yra taip, kad meti monetą ir kuri pusė atsivers, ar ten bus išprotėjėlis, ar bus normalus. Tai vat matosi, kaip atsivertė su Rhaenyra ir kaip atsivertė su tuo Eimondu, taip, kuris ten visus bučiuoja ir žiūrėk dar savo drakonę pabučiuos. Tai... Ir aš nebuvau iki galo tikras, bet man visą laiką jis turėjo tokį kaip karaliaus raganiaus įvaizdį, tokio vičkingo, kuris turėjo tam tikrą tokį masterį, žinai, kraftą. Ir kai va šita scena ant galo nutiko, ir, žinai, man iš viso... Kuri scena? Nu, kur ant galo, kai jisai jau meldė pasigailėjimo tos raganos, žinai. Nu, tai jau supras, kad jisai čia liks, jau tada jisai su ją susimečias, nes jinai prašė Deimonas jai atsakė, jinai dabar užpyko ir dabar jinai jau jam ten perteiks viską. Jo labai jokinga dar vieta buvo toks biški premisas, kai jinai pasirodė tiem trim belaukiant. Tarsi toks visiškai iš niekur. Beje, dar kažkoks be jos dar buvo lyg faunas, ar kas ten vyko, belė kaip. Dar gerai, kad priminė apie Eimondą, buvo tokia sena nežinoma siaubo filmų serija su Julianu Sandu, man regis, vadinasi Warlock. Buvo filmas, tikrai, o nežinau, kiek jų tenais išėjo. Nu, gal du ten, bet labai primena tą veikėją. Jo, tai buvo tas filmas, taip. Galbūt. Netikėta šiek tiek buvo ir man visai patiko, kad kaip parodyta tas Eimondo sužeidimas pats. Jo, toks atrodo, kad jam iš nugaros durė, bet rodo nieko nejaučia ir jis antiek jau dabar hero mode, kad jam čia badyk ten jis viskas ok. Ir aš todėl būtent galvojau, kad vėl čia, ta prasme, kaip Deimonui, kad ten įsmeigė peilį ir jis tenais išsitraukė, nupjovė galą ir toliau eina, be problemų. Plot armoras didelis, taip. O šitoj vietoj tas kraujavimas jo pradėtas toksai ganėtinai rimtai atrodantis ten greitai, ten gerai pataikė. Aorta kokia ten, jo. Ar aš neatsimenu, dabar priminkit, gal jeigu atsimenat, ar buvo akcentuota, kad šitas Harrenhalas yra šmėklų pilis dar prieš šitą, ar tai buvo tiesiog pilis, kuriame gyvena ragana, kuris susibendravo su Daemonu ir jis sapnavo tos sapnus labiau dėl jos, o ne dėl pačios vietos, nes jeigu to nebūtų, tai aš sakyčiau labai gražus ir Harrenhalo kaip padavimo, iš padavimo pusės, tas dar kartu priedo papasakojimas, kodėl Game of Thrones būtent apie tą Harrenhalą ten 100 kartų visi mini kaip šmėklų pilį, kuri turi savo ten, tą padavimą. Man atrodo, kad buvo užakcentuota. Praeitam sezone ten... Pas Daemoną tenais jis vaidenosi ir man atrodo... Bet ne dėl tos raganos, sakai, ten... Aš manau, kad tai to dalis yra tiesiog. Okay. Nu tai žodžiu, tai reiškia, čia yra tasa tiesiog kažko tokio. Okay. Tai ką, galim apie savo investicijas trumpam šnektelt. Mano investicijos nuo senų laikų yra Rhaena, mažoji sesutė, kuri viską džinksino. Yra, tai nežinau, kaip jai dabar seksis. Tokie priešingi poliai, sakyčiau, jeigu taip imant, kaip viena užkilo, kita nežinau, kaip čia vertinti, gal kaip tik pridirbo ir...
jo, aš manau, kad jo, kas buvo mano jinai. Ir... Ja, medžioja, dabar tavo viena visi medžioja kitą. Rainira, bet Rainira nežino, kad jinai. Nu, jinai nežino, taip, Ja. bet jinai turi tam tikrą grudge. Jo, nu, Rainira man patinka vis dėlto, tai ten bando tvarkytis, smagu, žiūrėsim kaip seksis ir šiaip labai gerai varo aktorė. Čia abi tos aktorės man ir Millie Alcock labai patiko ir man labai gaila, kad nepasisekė taip super mergaitai, super merginai. Ir kažkaip visi ten, nu ne visi dalis žmonių apvarė Millie Alcock, kad jį kažkaip ten išvaizda netinkama, bet man jos abi labai gražiai atrodo. Tai ir labai išvaizdžios ir labai puikiai perteikia personažą. Tai... Nu ir trečia serija, aš sakyčiau, man bent jau pasirodė tokia nuoseklesnė, labiau koncentruotesnė. Būtent akcentas, kaip nelengva valdyti, nu, realiai. Taip. Aišku, tu minėjai kontekstą, kad čia dar nieks neaišku ir tai įtako aplinka, bet vis tiek, nu, tai buvo kasdienybė karalienės, jeigu tai paimt. Man žiauriai patiko ir man atrodo, kad čia vat, tas dalykas, ką Ignas sakė ir kas yra, aš interpretuoju kaip Rainiros asmenybės dalį, kad jį nuolat savo kartojo, kad čia yra dėl to, nežinai, it's because I am a woman, isn't it? Kad jis taiga pamatė, kad ne, čia yra ir kitų. Taip, tai yra tas seksizmas visuomenės yra viena dalis, bet kartu yra krūva kitų problemų ir kad čia nėra taip paprasta ir negali taip lengvai su viskuo susitvarkyti. Žinai, kas man atrodo įdomu, kad tai, kad yra krūva problemų, ją priverčia iš tikrųjų veikti kažką. Ir todėl man trečia serija iš tikrųjų patiko, nes daug buvo parodyta, daug buvo problemų ant jos užmesta ir tada ji pradėjo veikti ir dar plus prisiminė pagal pasiūlymą, ką jos tėvas būtų daręs ir taip sugalvojo, taip Game of Thrones-iškai net, kad labai power move, taip. Bet tiesiog man tada veikėjas pats pasidarė įdomus. Todėl aš kaltinu, sakau, rašytojus, kad man iki tol nesugebėjo nieko parodyti įdomaus apie Reneirą, išskyrus tai, kad jį dėl visko verkė. Ir verkė dėl mažiau dalykų, negu kad kai jie atsisėdo į sostą. Bet, nu, tas verkimas iš dalies ir buvo kaip, nu, toks pasitarnavo tam, kad visi ir žiūri į ją, nu, tu mūsų valdovė, mes turim tavęs klausyti, o jinai verkia ir nieko negali pasakyti. Ir visi tokie sutrikę. Ir pats Daimonas, ne, jis biškinojas ir pabėgo į tą Harengolą, žinai. Gerai, sakykim, bet kokia mano bėda yra, aš esu žiūrovas šito filmo. Man norisi, kad būtų įdomu, o ne tik tais, kad man rodytų kokį nors žiauriai nuobodų vaizdą ir sakytų, mes čia specialiai, nes čia turi būti tau nuobodu dabar. Tu turėtum jaustis kad tu bent kiek pradėtum sirgti už tuos haitauerius, nes kad būtų lygu. Aš ne apie šitą serialą, aš apie bendrai, kuriejas tau rodo nuobodų vaizdą, tau sako, paskui aiškina, kai tu pasiskuni, kad žiauriai nuobodu buvo filmą, tavo žiūrėti, sakytų, ne, čia buvo tokia idėja, čia tu turėjai jaustis nuobodžiai ir, nu, tai gal geriau aš tada būčiau nežiūrėjęs to. Tai tokios bėdos. Tai, Dima, tavo Reina ir Reneira, ar ne? Aha. Ir abi kol kas viena gavo drakoną, sakyčiau, yra irgi palipėjimas nuo jos visiškai niekinio buvimo, kurie tiesiog siunčia kažkur tai pasėdėti ir nieko neveikti. Dabar ji turi kozirį ganėtinai nemažą, o Reneira ką tik atsisėdo į nepatogiausią sostą Westeruose. Bet jeigu mes skaitom, kad investicijos mūsų... Nu, aš nežinau, iš tikrųjų mes ten kažkada klausėm, savo kėlėm klausimą, į ką tai turi vesti ir kada mes skaitom, kad čia jau topų topas. Tai gal kažkada ir buvom vardinę, kad tas mūsų, į ką investuojam, atsėsti į sostą, bet man atrodo, mes investicijas rinkomės ne pagal tai, pagal ką mes galvojam, kas laimės Game of Thrones. Jo, man atrodo, mes pagal tai su tuo charakteriu, kurio keliaujame ir žiūrime, kaip jiems sekasi tiesiog ir vertiname jo tuometinę situaciją ir net ne pagal tą sėkmę, o pagal tai gal ir net yra jis įdomus, ar jisai kažką padaro tokio fan ir kažko reikšmingo. Aš sakyčiau, abudu Dimos investiciniai projektai yra kol kas sėkmingi labai. Aš neatsimenu, koks... Dima padarė research ir jis iškniso mūsų investicijas. Aš atsimenu, Beila buvo mano investicija. Beila aš irgi atsimenu tavo, jo. O kas antrasis buvo, ar Eimondas pas mane likęs buvo, ar iš jį pardavau paskutiniu metu, nebeatsimenu. Parašė Dima, kad... Yra Beila. Ir
Daimonas, tiksliai. Daimonas. Mano Daimonas? Taip, Aš pirmą uždėjau. sezoną tu ten kaip labai tiksliai. Na, tai Daimonas kol kas galbūt sėkmingai tenais įvykdė savo kampeiną ir sėkmingai prisijungė prie Reneiros. Ir, ką žinau, jam viskas ok, jis turi gerą planą, turi daug variantų, o Beilą ką tik neteko sužadėtinio, kurio iš pokalbio jos aš ne taip ir nesupratau, ar jis patiko, ar tenais taip gavosi, nes taip reikėjo. Mes tiesiog nespėjom, visiškai neturėjom tam nei eterio, nieko, jų tam raumens, sakau, Vintis buvo, kai jis pasikvietė į pasimatymą, jinai priėmė tą pakvietimą ir jiem visai gavosi iš tos romantinės linijos, jis vienas kitą gynė, saugojo ir ten tikrai buvo to, Aš manau, prielankumo bent jau. Beila yra tokia tikra karė, tokia marinė ir žinai, kaip pat sugrįžus su juo, tai jos buvo tokia laikysena, kad čia žuvo, bet mano tikras draugas, vyras, bet tokia didmoteriška labiau negu jo. Nors man žiauriai patiko, kaip sureagavo Rhaenyra, nes daug žmonių, jie mirties akivaizdu, jie reaguoja labai neįprastai. Ne kad tu ten pradėti verkti, o tai, kad jį pradėjo jam priekaištauti ir sakyti kelkis. Man vienas žmogus papasakojo apie lygiai tokią reakciją tikrovėje, tai man čia surezonavo. O man dar labai patiko Daimono gale pokalbis su Rhaenyra, ta jų kalba. Ir čia buvo toks in character ir lyčių prasme, ta prasme, kai moteris jau kažkokį tą savo namų židinį susigražino, kur ten įgyveno ir jin bando dabar vėl atstatinėti, tvarkyti viską. Ir tas vyras net nespėjus ten net pradžios pabaigai to proceso ateina, sako, bet klausyk, čia yra horizontai, čia yra jūros marios, pasibalnokim savo žirgus, mes čia tiek potencialo turim, taigi living the dream. Ir toks rock and roll boyfriend, aš negaliu, ta prasme, tikrai, Daimonas, mes jį tikrai prisijaukinom. Priminiai man, aš tau paprieštarausiu, man buvo visą laiką cringe'as, kai jie pradeda šnekėti senąją valyrų kalbą. Sorry. Sorry, kad paprieštarausiu. Ne, man tai pirmiausia, žinai, kas aš užsidėjęs tos SDH titrus, tai visą laiką šneka, kad jie dabar kalba valyrų kalba ant tų titrų, žinai. Tai aš pirmų tų frazių niekada net neperskaitau normaliai, žinai. Tiesiog, kai jie šneka valyrų kalba, tai tikriausiai tau bando pabrėžti, kad jie pasako kažką tokio labai kieto ir labai neįprasto, ko jie negalėtų pasakyti paprastai, netgi kai yra dviese ir kad iš tiesų va čia yra tikrieji jie. Bet tai netrodo, kad tikrieji jie, nes tiesiog tau ateina ir ten valyriškai pasako, yra ten, kaip sakai, horizontai, čia yra žmonės, kurie ten moka skraidyti, mes čia viską galim užkariauti. Aš nežinau, ar man tai permuša labai va tą tokį, ta prasme, čia toksai atrodo edgy momentas, kuris... Bet tu būtent prie tos kalbos, aš tai, ta kalba man, žinai, tai tiesiog forma. Taip. Bet aš ką noriu, bet jeigu neklystu, tai jis visą laiką su jie pradeda valyriškai šnekėti ir net šitom paskutiniam jų pokalbėje buvo užsiminta apie tą Viserio, tą pranašystę, kad čia mūsų tikslas yra daug didingesnis. Atseit ginti ten tuos White Walkerius, ten nuo White Walkerių, Viskas būtų nuostabu, jei Game of Thrones 8 sezonas būtų šiek tiek geresnis ir tu žinotum, kad tai pasibaigs įspūdingiau, nes dabar tai atrodo, Bet tu gali primest, kad tu ten su jais tuo metu, žinai, ir nežinai to. Man tikrai netrukdo, kai jie pradeda kalbėtis valyriškai, man tai primena lyg tai tokį pokalbį, kur tarp vaikų kartais būna. Bet tu nepamirškai, jim buvo mergaitė mažai, jis irgi ateidavo ir dažnai kalbėdavosi dviese. Ir tas pokalbis būna toks, kur tu nenori, kad kiti suprastų, netgi jeigu kiti yra tam pačiam kambarį, ir tuo pačiu tu turi tą tokį perėjimą į tai, kad dabar mes šnekamės apie kažką arba slapto, arba neįprasto, ką tu nedarai kiekvienoje situacijoje. Ir toksai grįžimas į tą saugę erdvę, kur tu gali pasakyti mintis, kurios nebūtinai būtų priimtos visuotinai. Matyt, čia just me. Bet liko dar investicijų.
Apie kurias galime, tavrasi, nu jūs pripažinkit, nu čia talento reikia turėti, išsirinkti du žmonės, kurios kepa kiekvieną seriją, šnioja galvas, šaudo ir ten vėliakai. Nu, jos vienas tik nukepė. Ne, nu bet taip, bet man atrodo net ir Game of Thrones aš išsirinkdavau tokius bėdžius, kurios arba pamirždavo, arba ten nukokošindavo ir viso gero. Ir vėl iš naujo. Ir dar koks įdomus momentas, nes aš tada važiuoju, Dymos prašiau peržiūrėti, bet po to liks pats prisiminiau ir tada galvoju, nu gerai, tai dabar aš lieku be tų investicijų, ką man pasirinkti. Ir pirma mintis šuo apie Larį ir tada man Dymas sako, tai tu turėjai tris, tu turėjai Jace'ą, turėjai Hightowerį ir turėjai Larį. Man toks buvo iš to, ką aš supratau, bandydamas perklausyti paskutinį minučių mūsų paskutinio podcast'o, kad ten tu kažką ištreidinai ir Laris toks liko ties klaustuku. Tai, okay. Tai tavo... bet tai ką aš ištreidinau? Bet vis tiek likau su Jace'u ir Hightoweriu, ne? Nu, tikriausiai taip. Nu tai man reikia tada pirkti naujų. O, įdomu, ką tu čia dabar... Aš manau, kad jeigu tu taip labai pozityviai ir taip, sakyčiau, net optimistiškai Larį pavadinai Tyrionu, nu tai gerai, bet nežinau, tas Aegonas nelabai patenkintas to savo naparniku ir gali būti, kad laikys ten tą grudžą, bet okei, nu jis, jeigu jo rodys, jis yra toks chimeris. Kas buvo, ar sutiktume tam tikras irgi užsiminimas, kad Vėrio promotė ten tų šnapždesių valdovė, net pavadinta buvo šita Rhaenyros, nu ir Meilužė kažkurioje scenoje ten buvo, visai apie ją nešnekėjom, bet tas Daemondo rivalry su jie, irgi jis toks, nu, kažkur lik veda, lik neveda, lik ar šiaip dėl kažkokio prieskonio. Man gal buvo kažkur, vat irgi, dabar pasakysiu, kad man gal nesuėjo, tada pagalvosiu, kad gal visai buvo faina. Man šiek tiek buvo gal to per daug, ten kelis sykius pakartas, viskas gal gerai, kur sako, užsičiaupk tu, ne, aš neužsičiaupsiu, nes aš esu patarėja, ir ten, ne, jinai neužsičiaups, nes jinai yra patarėja. Toks, nu, jo, tas buvo, bet jo, čia yra tas Targaryeniškas momentas, kai visi su visais ir tavo dabartinė žmonos patarėja yra tavo buvusi žmona. Tai kadangi aš jau taip mėgstu pasirinkti nesąmonės, tai jeigu Larės toks, sakykim, nu turbūt mes jį turėsim ilgiau, ne vieną seriją, tai tada kitas bus toks visiškai wild call, tai vat bus tas Torulis iš tų, ar tų turtingųjų, kur vat pasijokėm iš jo, kuris sako, gerai, tu pavarėjai čia Rhaenyrą. Nu vis tiek, gal jį dar parodys kartą kitą. Aš tai jeigu investuočiau dabar, tai į poną parfumerijų. Aš galvojau apie jį, bet tada pagalvojau, kad Larės su juo kaip ir vienoj stovkiai ir kažkaip norisi skirtingas turėti, žinai, du skirtingose jo. Bet jo, jis įdomus, nes su juo gali užtrukti. Man tas pirmas įspūdis, kur čia tu pirmoji serija tai pabrėžiai, man atrodo, kad ta jo scena buvo po to, kai tie trys laukia bėdžiai ir ten ginčijos ir tu matai, kokie jie neprofesionalūs yra, kokie jie ant emocijų. Vienas girtuoklis, kitas kalvis, kuris iš vis čia nežino, ką daryti, visai ne mano kompetencija, kitas vapšiai išskrido ir tada rodo jį, kur atrodo kaip tik kontrastas, čia profesionalumas, shining armor, žinai, viskas sustatysta, viskas čiki-piki, pedantas iki negalėjimo, žinai, ateina ir čia žiūrėk, čia biški smirda, žinai, čia mes išplausim, čia jau man negerai kažkas, jau čia netinka kažkokios detalės. Nu toks, žinai, bet tada matosi, kad čia gali jo pasikliauti. Bet žinai, kur jo profesionalumas pasilpnėja šiek tiek, kai jis akivaizdžiai parodo savo nepasitenkinimą ir, žinai, vietoj to, kad jis sureaguotų neutraliai, jis rodo tą savo pasididžiavimą, koks jis yra geras, koks jis yra kietas ir koks jis yra savim pasitikinis. Netgi jeigu yra pakankamai gudrus, kad prastum Daemonui. Taip. Ir dar prisiminiau, ta prasme, atsimenat, kai su Alicent buvo išsiaiškintas tas berniukas, nors šiaip mes žiūrim pagalvom, gal tai aktorė mergaitė, tai, bet... Man irgi iš pirmo žvilgsnio lygiai taip pat buvo, kodėl mergaitė pasirinko. Ir tada Rhaenyra sako, tai ką,
jisai galvoja, kad aš nesužinosiu? Tarasi, girl, Damonas būtų nukepęs ir jau galvojęs 100 dienų, kad viskas čia sutvarkyta šitas reikalas. Tarasi, jam beveik pavyko. Kaip suprast, kad jis galvoja, kad tai jau viskasgi ten buvo geras tas planas. Nu, tas Rhaenyros reakcija, jinai tokia, nu, žodžiu, įdomi. Tai, kad Rhaenyra buvo gailestingoji, taip, būtent. Leido jai supras, kad čia yra netikras sūnus. Jo, ir čia vat yra į tą visą košę, kur tu sakai, kad iš tos neigiamos pusės galima sakyti, jos neklauso, ten jos va tas vaibas, bet ir yra tų momentų, kur ir pabrėžia, kur ir gerai, kad jin tokia yra, nu, minkštesnė šiek tiek. Tas taip. Ir beje, jūs nepagalvojat, kai jinai nusprendė jį siūs prie sienos, ir mes galvom, kad ten dar tas. Neprisiminė to seno Targaryen'o aklo su Jonu Snow, kad, nu, aš po to prisiminiau, kad ten jis buvo kažkokia, jis turėjo būti karalius, jo istorija buvo, bet jis ten mylėjo kažkokią moterį ir ten kažkas ten kitaip gavos ir tada jį nusintė prie sienos. Ir turbūt čia ne tas berniukas, bet man pirminė mintis buvo, ar nebus čia tas senukas. Man atrodo, aš pagalvojau, kad Rhaenyros vietoje po visų šitų nesąmonių, kur ten mergaitė tai kišo ar berniuką, ar ten kunigas čia kažkokias pretenzijas reiškia, kad karalius gal gyvas. Reikia eiti all in. Ir aš galvoju, kad jai su visais tais balastais, kaip Alicent, tik sunkiau. Ta prasme, aš galvoju, kad jai pačiai yra šiek tiek apmaudu, kad Alicent čia pagavo ir pristatė. Ta prasme, jai reikia tiesiog paimti tą kunigą, paimti, liepti ant dilgelių, paimti, išvanot jį turgaus aikštėje, pasakyti, šitas nebe kunigas, dabar pasimti kitą kunigą, tada tą berniuką išvis tenai, kur nors pas jūs prie sienos pasakyti, čia iš tiesų yra tasai kažkoks ten Targaryenų sūnelis, tas karalius miręs. Šiaip labai įdomu, jeigu tu nukirzini tuos ir po to nebūtinai tavo atsakomybė yra įrodinėti, kad tie, kurie ateis paskui, yra tikrieji. Ne, bet čia... Ne, bet matai, bet čia gerai, kad tu manęs klausai, kai aš tavęs paėmiau. Tu manęs klausai, kas ten per drakonas, kas ten ką užėmė. Nes jeigu jis vienintelis yra jo raideris, nes pačioj gale, kai atėjo tas, kur neaiškia kalba, sako, mūsų miesto čia užpuolė tas tavo parfumerijus, bet jis ten su drakonu ten degina. Ir mums ten rodė drakoną, nu, serijos pradžioj. Gali būti, kad jisai yra jo raideris vintelis, nu tai tada, o tai kas iš to tavo išsiuntimo? Ne, bet aš čia labiau lenkiu prie to, kad jinai eina per tokius half measures. Nu, ta prasme, jai reikėtų dabar pasimti du dalykus į rankas. Pasimti savo power, kurį jį turi, ir pasiimti savo tėvo pačią pirmąją tėvo valią, kad aš turiu būti karalienė. O visą kitą nusispjaut, ta prasme, tikras, netikras karalius, bet jį vat, iš savo tarsi nori, kad mane vainikuotų, bet čia jos tas reič sugauti Aegoną ir... Nu taip, ne, tai... toks didelis. Ne, tai reič taip sugauk, bet tu neeik, nebandyk čia... Turiu omeny, kad pasaulio istorijoje buvo gausybė atvejų, kai kažkoks ten ar Benkartas, ar žmogus, kuris neturėjo tokio claim sostą, gaudavo tą sostą ir viskas. Geriausias pavyzdys to buvo, kaip mėgstu minėti, Napoleonas. Kai daug kas pasako, kad Prancūzijos revoliucija prasidėjo su karaliumi ir baigėsi su imperatorium. Žmogus, kuris visiškai, ten, ne jis buvo kilmingas, gal ten turėjo kažkur labai toli kažkokį titulą. Nuėjo popiežius norėjo jam karūną uždėti, pasiėmė jam iš ranko, pasakė, ne, aš uždėsiu prieš visus. Ir tu taip ir varai tokiu buldozeriu. O ne tai, kad čia, aš noriu, kad čia mane pavainikuotų, bet čia sort of kunigas nenori vainikuoti, tai čia taip negražiai išeina, čia negražiai išeina, kad man ne tą vaiką prakišo. Tiesiog sakai, aš esu karalienė ir eini all in. Ir tada jau ten visos tavo machinacijos, nėra tokios svarbios, ar ten tas karalius ar ne tas karalius. Ten, Ok, galim gal pabiškį rezimuot? Taip. Man iš esmės patiko. Turiu omeny, man buvo tas jausmas, kad aš iš tiesų pagaliau žiūriu tikrą politinį žaidimą, kurį labai smagu stebėti ir įdomu, kas bus toliau. Bet ar tai atsitiko nuo 3 serijos, ar tai buvo tavo atrodė nuo 1? Nuo 1, nes nepaisant visų minusų, man pavyzdžiui patiko
kovos. Man patiko kova su drakonais. Man patiko, kad nudaigo 2 personažus, kurie, kur aš nesitikėjau, kad juos nudaigos. Ta prasme, turiu omeny Jace'ą ir tą piratę? Ne, ir šitagi. Piratė irgi, tai 3. Ir Hightower. Ir du Lannisterius, ir mes dar galvom, kad Corlys mirė. Ir Hightowerį. Ar tu tikrai galvoji, kad Corlys mirė po pirmos serijos? Jo, aš tikrai galvoju. Corlys iškrito iš laivo ir neparodė, kad jis mirė? Nežinau. Jo, žinok, aš pagalvojau, nes jisai senas, jo pilis degė ir jo visai buvo su to sūnum toksai, kaip ir, vis tiek ten buvo toks... Aš kažkaip buvau visiškai užtikrintas, kad Corlys viskas gerai. Okay. Nes kitai būtų scenoje nudaigoje, jeigu... Šiaip, kai pagalvoju, pirmą seriją tiek nužudyti, žinai, po pirmos serijos, bet vėlgi nepamirškim, čia turėjo būti 3 sezono, užbaiga visi šitie įvykiai, bet jie ar dėl finansavimo, ar dėl ko, truputį anksčiau nutraukė ir mes dabar žiūrim tos epinius dalykus. Įdomu, Ignai, tavo šiaip nepakomentavai, kaip tau kamera visas movementas, pateikimas, nes, man tai buvo, nežinau, 30% viso kaifo, būtent šitame sezone. Rakursai, kaip tave veda, tiesiog wow. Tikrai netrukdė niekas iš vizualinės pusės, tai aš sakyčiau, yra gerai ir netgi labai gal gerai kai kurios scenos labai gražios, drakonai puikiai atrodantis. Ką žinau, apie make-upą galiu pasakyti, kad labai daug matėsi pavargimo Rhaenyros veide. Vėlgi, kartais man atrodo, kad truputį perspaustai, nes reikia subtilumo šituose dalykuose, tada jie atrodo daug geriau. Bet kai tu užpaišai akivaizdžiai po akim juodus ratilus ir sakai, važiuok pavargęs, aš suprantu, bet padaryk tai, kad aš pats suprasčiau, kaip žiūros per kontekstą, o ne per tiesioginį smūgį gyvenimą. Bet kur man pagerėjo make-upas, man atrodo, tai būtent piratės. Nes, kiek atsimenu, praeito sezono pabaigoje man jį tokia neįtikinama per visus galus buvo, neteisinga. Tai šitoj pirmoj serijoje jos apipavidalinimas buvo daug geresnis. Jie atrodė įtikinamesnė, jie atrodė kaip labiau tokia psichinė. Tai šitą dalį galiu pagirti. Laivų mūšis man buvo šiek tiek su klausimu, nes ten toks buvo specialiųjų efektų mūšis, bet be kontekstinis specialiųjų efektų mūšis. Mes sekėm tik tais Corlį, piratę ir drakonus, o visi kiti buvo nesuprasi ten, per kurie apiplaukia, ką jie tenais kuriuo momentu padega, kas tenais kuriuo momentu laimė ir mums buvo neaišku, neįdomu, galiausiai gale pasakė laimėjom. Jo, jis toks RPG labiau buvo ten. Prisiminsiu piratį ir dar smagiau, kad jūs taip ant jos varat, vis tiek prieskonis ir kažkokia tai spalva puošia. Dar biški, kas mane nervino, tai kad, gerai, tu turi tą Jace'o arką, kad ir kokiai ten bebūtų. Tu padarai, kad jisai mirs. Jie ten kovojo piratai, kad užšneki Corlys su ta piratė. Ir vėlgi, ir dabar, ką aš šneku, tai pradedu bėsas imti jau net ir man tos piratės, kad jį atėmė eterio. O ką veikia tie dviese visą tą laiką, kai jie skraidė? Tai tu rodi, kad jie ten degina, ten dirba, jie labai daug damage'o padaro, kad jie tikrai ten arė, hebra, žinai. Jų nebuvo, jie atrodo kažkur iš vis išskrido. Ta prasme, pirmą kartą gavo snukį, išsigelbėjo kažkaip per fuksą ir atrodo, jie pabėgo, nes išsigando vaikai. O po to atskrido mūsų ta šipyterė ir pasirodo, jie ten vis tiek skraido kažkur ir vis tiek jie ten kažką atsiidaro ir neaišku ką. Ir, ta prasme, pasigėdau konteksto, kas vyksta ir iš viską ten darė. Cinematiškai man be galo patiko, tai kai Rhaenyra pradėjo valdyti iš sosto. Kai jau atėjo pasėję ten hebra su savo tais kleimais, ne? Ne tik tai, bet bendras šitas procesas visas, tai kur rodoma su shallow fokusu, viskas išbliurė, tas prakaitas ant jos kaktos. Tos scenos man buvo įgyvendintos nuostabiai. Close-upai prie bėgiojančių žiurkių, close-upai prie Rhaenyros,
žiūrėjimas iš nugaros, ta over the shoulder tokio, kur yra krūva kažkokių tai dilemų, kurios tu turi dylinti ir tu šiandien tu tiesiog negali, bet privalai dėja. Ir didžiulis kudaus Hebra, jūs nepagalvojot, kai jinai sėdėjo ir ten Hebra kleimino, kad jinai, atrodo, jau toj nualps. Nes, atrodė taip jai blogai, taip ir aš galvoju, dabar jinai nualps, dabar jie pradės galvot, kad jinai čia tokia su trūkumais, kad vėl ką Dima mini, kad čia moteris, nes jai dabar mėnesinės kaip tik užpuolė, jai matosi skausmingos labai. Ir ačiū Dievui, kad taip nenutiko ir dar jinai sugebėdavo dar kažką pasakyti, protingo, atsakyti. Ir taip matai, kad jin tiesiog tą perneša viską ir niekas tą kažkokio dramatiško neišsirutulioja. Tai čia yra tas, kas mes kritikuojam, kas įvyksta, o būna ir galėjo tai padaryti, o ir nepadarė. Ir visgi, kai mes sakom, paprasčiau taip yra ir paprasčiau taip ir gavos. Tai žodžiu, mano tas rezumė toksai, kad, aš kaifuoju, tikrai kaifuoju ir atrodo 2 metai praėjo ir kaip nebūta to Seven Nights of Kingdoms, nes tai, sakau, kaip atskiras projektas, nors jisai irgi buvo žiauriai geras ir aš tiesiog, man tiesiog labai mažai tokio quality dalyko ir šitas valdas jis vis platėja, didėja ir dar didesnis džiaugsmas, kad tai nėra kažkokie Star Warsai, kur Dima eilinį kartą sakytų, kad kam to reikia, kam čia reikia dar sequelų visokių spin-offų taip toliau, o mes galim tiesiog tą vertinti ir tuo gerėtis. Ir aš pagalvau dar bevažiuodamas čia su jum ryte ar šiaip būdamas, kad toks modelis, kai yra knyga parašyta kronika, visai gal ir nieko. Mes nelabai turim analogų, bet kai tu bandai atvaizduoti kažką taip, jau konkrečiau surašyta kažkokią tai emociją, dažnai knygų fanai sakys, čia ne taip, čia kažko nepabrėžiai, o čia jie turi erdvės tikrai savo interpretacijai, bet kartu ir jie negali labai nuvažiuoti, nes turi vis tiek aprašyta, kas po ko turi įvykti. Mes turim analogą ir jis yra labai nevienareikšmiškai vertinamas, ar tai yra Rings of Power. O Dieve. Bet tai vis tiek nėra tokia kronika visiška, kur ten tas, taip tokia sausa, vis tiek Silmarilionas, turi ir savo emocijas, ir charakterių arkas kažkokias, taip toliau. Taip, bet tikriausiai... Bet jo, okei. Bet apie Rings of Power geriau nešnekėsime šitą podcast'ą. Čia amazing. Nes aš tikrai galvojau, kad labiau mes Rings of Power darysim podcast'ą, o ne House of the Dragon.